Meto funkciją. Labas, Mindaugai, pavyko prisijungti, radau nuorodą ir aš. Vakaras. Vaiku. Tai ką? Gerai, jau daug prisijungusių. Taip, Sauliau, dabar aš tau atiduodu tada Admino teisės, ne? admino teisės, aš tau atiduodu. Make host. Taip, čia iš host viskas padaryta. Super. Gerai, tada aš ką Aš padarau? laiką keptuvėm. Ja. Tai va. Mėlyjei, pasiruoškit savo maisto, kavos, arbatos, piragėlių, nes bus ką praryti. Emocijų tikrai šiandien užvalgymas leidžiamas, nes Mindaugas pipirų parašė. Taip, tai Sauliau, pirmas dalykas, ką padaryk, tai yra suteik man teisę šėrint, ne, nes dabar man neleidžia. Aš tau, tuo sekundę, mėlyjei, tai pasiruoškim, kaip čia tau tai padaryti, aš kad aš žinočiau, žinau. Tu neturi paprašytės, ne? Taip, aš galiu paprašyti, pabandyti share. The host isn't allowing sharing for this meeting. Tai va, sharing is turned on. Gal tu pradžiai pašėrinti, tai tada man atiduoti. Gerai, tada grąžink man teisės tada. Atsimti. Arba aš galiu atsimti, ne? Aš galiu atsimti, kur. Tuoj sekundę. Matau, kad dar prisipratinau tą sumą. Dar jungiasi, Hebra, gerai. Ne, tai žinok, tu turi man grąžinti, aš to negaliu. Eiktas, kad aš prieš man tas zumas, tai čia žinau. Gerai, tuoj padarysi. Tuoj sekundę, aš ieškau, palauk. Man reclaim host, aš radau, žinau, kur. Gerai. Pradėk šėrinti, tada perduok man, gerai? Aš pradedu šėrint. Taip, truputėlį dabar. Kviečiame įsijungti trumpam kameras, tiesiog, jeigu norite, galėsite pamojuoti, pasidžiaugti, po to galite ir išsijungti, nes, tiesiog tai bus papildomas triukšmas, bet pasimojuoti, Mindaugui pasirodyti, kas per jo sekėjai, gal pirmą kartą matantis, gal 100 kartą labas Justina, kažkur ten prie tilto prabangaus. Tai va, labas Mindaugai, matau Luko vardą, matau, wow, kokios gražios skaidrės. Taip, tai dabar keletas, labas Violeta, labas, po minutės tada gal startuosimės, gerai, greitai, tai kas nori pamojuokit. Labai smagu, tai iš tiesų mes... Vis dėlto, Sauliau, žinok, vis dėlto neleidžia kažkodėl tai. Neleidžia, aš vis tiek turiu reikalą. Neleidžia, ne? Jeigu gražini, tada neleidžia, ne? Jo. Na, bet kokiu atveju, Sauliau, tada susitvarkysim ir taip, ne, manau, kad... Paskui atiduosi man tada skaidrės, kai bus pardavinė dalis, tai tiesiog tada gerai. Labas. Tai labas visiems, pamojuojam. Sveiki, liuksas jums. Sveiki. Tai iš tikrųjų nuoširdžiai linkiu po šito susitikimo tapti kažkuo stipresniais, geresniais savo šeimai, savo verslams, savo darbams. Tikiu, kad tikrai po šitos valandos jūs, nesvarbu, kokį iššūkį turite savo gyvenime, taip tema yra einamas per perfekcionizmą, bet nesvarbu, kokius iššūkius turite, ar santykiuose, ar finansuose, ar tiesiog turite didžiulis tikslus, kur gal kažkas nepavyksta, gal kaip tik viskas lik normaliai gyvenime sukasi, bet jaučiat, kad norite daugiau, suprantate, kad savo gyvenime turi rūpinti savimi. Ir nes kitu atveju tiesiog, viskas apsileidžia. Pabandykite, jeigu turite savo kiemą ir pabandykite jo nevalyti, žolėm apauks, krūmais apauks mišku, viskas sugrius. Tai logiškai Mindaugas yra tas žmogus, kuris daugiau negu 13 metų rūpinasi žmonių mintimis, emocijomis ir padeda žmonėms iš tikrųjų išsivalyti tuos dalykus, kurie jiems nepadeda. Nes yra pasaulinės programos ir įstikinimai, kurie padeda, yra, kurie labai trukdo. Mindaugas parodys jums šiandien, kas jums gali trukdyti ir gal net jau žinosite, kaip iš tikrųjų padaryti pirmąjį žingsnį, kaip iš tikrųjų nuimti tam tikrus blokus. Realiai tai yra tokie kaip nematomi pančiai, kurie neleidžia mums džiaugtis gyvenimu, neleidžia mums savęs realizuoti. Ir tai yra, atrodo, taip neįtikėtina, nes, žmogus gyvena, va šiandien vieną istoriją labai skaudžią, moteris papasakojo ir jis sakė, labai įkvėpė tavo laivą ir jinai tikrai geriau jaučiasi, labai dėkinga už tai yra. Ir jinai turėjo išnaudojimą būdama vaiku, tai yra tragedija. Ir jinai tą visą šleifą tempėsi iki 30x metų. Ir sako, aš dabar pradėjau, kai rūpinti savimi, pamačiau tos skausmus ir taip toliau, aš suprantu, kad, jau galima po biškį įkvėpti, galima gyventi. Ir kai kam nebuvo tokių sunkių vaikystės ten patyrimų, traumų, kai kam tiesiog, gyvenimas daužo kartais, ne? Tai Mindaugas realiai parodys, kaip galima iš to išeiti, kaip galima tapti stipresniu, prisimti atsakomybę. Ir tam yra pirmas šitas valandos susitikimas. Tada trumpas 5 minučių pristatymas Mindaugo naujausios programos, kuris startuoja po 3 savaičių ir atsakysim jūsų klausimus. Jauskite saugus, komentuokite, jeigu nori pasikeiskite savo vardą, galėsite užduoti net video formatu ar audio formatu kiekvieną klausimą
Ir jūs šiandien tikrai garantuoju, kad išeisite bent 1% geresni, o 1% per dieną tai yra wow pokytis per metus. Mindaugas Valickas, mąstymo keitimo mentorius, žmogus, kuris iš tiesų keičia nuo verslininkų, sportininkų į kitų, kurie tiesiog nori gyvenime daugiau. Tai ačiū visiems, kas esate, pakomentuokite, kas pirmą kartą matot Mindaugą komentare. Vienas, kas matote Mindaugą daug kartų, dalyvavote mokymuose, konsultacijose, dalyvavote mentorystės programuose, pakomentuokite 2. Tai viskas. Aš einu į backstage, o jūs irgi, mėlėjai, trumpam būsite atjungti nuo video ir nuo audio. Mindaugas Valickas. Eina. Na ką, tai keliaujam į šiandienos seminarą, kokia yra ta tikroji perfekcionizmo kaina. Ir iš tikrųjų daugelis žmonių dėja šitos kainos nežino. Kai žmonės kainą sužino, jiems dažnu atveju pasidaro siaubas. Tai dėl tos priežasties aš nenustepčiau, kad kai kurie iš jūsų irgi tiesiog pirminėme etape, kai išgirsite, iš tikrųjų jums gali pasidaryti irgi, toks siaubo jausmas viduje. Siaubas, kaip aš iki šiol gyvenau, arba siaubas, kiek aš iki šiol gyvenime praradau. Bet vėlgi, pats svarbiausias dalykas yra koks. Kad nepergyvenkit, visą tai pakeisim, visą tai galima koreguoti ir svarbiausias dalykas yra koks. Aš visada sakau ir nesupykit ant manęs, jeigu kažkam kils tikrai stipresni jausmai šiandien. Bet dažnu atveju aš sakau taip, kad mes kaip žmonės labai dažnai esam gyvenime užstrigę komforto zonoje. Savo įpročiuose, gyvenime taip, kaip mes gyvenam. Ir dėl tos priežasties iš tikrųjų mes patys dažnu atveju pokyčio nenorim arba negalim. Čia vėlgi visai būna. Ir nenorim, ir negalim. Bet tada kas nutinka? Mums reikia kartais, kad gyvenimas mums, duotų tą spyrį, duotų to skausmo, kad mes iš tikrųjų susimastytumėm ir kad mes pradėtumėm kažką daryti kitaip. Tai aš iš tikrųjų iš vienos pusės atsiprašau iš karto, bet duosiu šiandien tą spyrį, bet ir tuo pat metu iš tikrųjų ir įkvėpsiu jūs pokyčių. Tai atsiprašau iš anksto už spyrį ir tikiuosi, kad jūs seminaro pabaigoje man padėkosit už įkvėpimą. Tai va, na ką, einame į šiandienos seminarą ir dabar labai svarbi vieta. Kartais, kai man tenka bendrauti su žmonėmis, kurie turi perfekcionizmo, kartais tie žmonės sako, kad nėra pas mane to perfekcionizmo, pas mane tiesiog yra aukšti standartai. Ne? Tai pasakysiu taip, aukšti standartai ir perfekcionizmas skiriasi ir labai stipriai. Žmogus, kuris gyvena pagal aukštus standartus, tai yra augantis žmogus kiekvieną dieną. Jo gyvenimo variklis yra entuziazmas, užsidegimas ir aistra. Kitaip sakant, jis stengiasi daryti labai gerai, bet su entuziazmu, užsidegimu, aistra, su džiaugsmu gyvenime. Ir tada šitoje vietoje viskas yra tvarkoje. Aukšti standartai jam kelia džiaugsmą. Bet dabar žiūrėkit, yra 2 tipai perfekcionistų. Aš neklijuočiau perfekcionisto etiketę žmogui, aš sakyčiau taip, kad tai yra tiesiog mąstymo modeliai. Įprotis taip funkcionuoti. Tai vienas įprotis pas žmogų nuo pat vaikystės susiformuoja daryti tobulai. Ir tai yra būtent perfekcionizmo bruožas. Ir tada, pastebėkit, tobulai darantis žmogus, jis gyvenimo variklį kokį turi? Stresą, įtampą ir baimę. Matote, varikliai skiriasi. Ir dėl tos priežasties jūs galite labai aiškiai suprasti, ar aš esu žmogus su aukštais standartais, ar aš esu žmogus, kuris perfekcionistas besistengiantis daryti tobulai. Aukšti standartai, entuziazmas, užsidegimas, aistra, džiaugsmas, viskas faina, džiaugiuosi, tobulai darantis, stresas, įtampa ir baimė ir dažniausiai mintys, ar pavyks padaryti tobulai, ar nepavyks, ar suklysiu, ar sufeilinsiu, ar klaidą padarysiu, ar ne, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tiesiog būsenos skiriasi visiškai. Ir matote, galutinis rezultatas, pavyzdžiui, aukštų standartų žmogaus ir tobulai darančio žmogaus, galutinis rezultatas gali būti tas pats, tik tai tada klausimas yra, o kokiu būdu tas rezultatas buvo pasiektas. Ar per stresą, įtampą ir baimę, ar per entuziazmą, užsidegimą ir aistrą. Vat matote, skirtumas tai yra didžiulis. Ir entuziazmas, užsidegimas, aistra mus kelia į viršų, stresas, įtampa galiausiai mus naikina, mus žlugdo. Dar yra vienas tipas perfekcionistų, tobulai nedarantys. Tai reiškia, tai yra tie žmonės, kurie sako,
Kol nesu tobulas, tol nedarysiu. Kol dar nesijaučiu pakankamu arba pakankama, tol nedarysiu. Ir dėl to, va, pavyzdžiui, tobulai nedarančio žmogaus gyvenimo variklis yra nuolatinis nepakankamumo jausmas, nuolatinis savęs neprieimimas ir toks nuolatinis savęs taisymas, mąstymas. Nu, tada, kada aš kažką išmoksiu, padarysiu, save ištaisysiu, atrodysiu gražiau, numesiu svorį ir taip toliau, va tada jau darysiu ir tada bus rezultatas. Bet dažniausiai tiesiog toks žmogus, kaip aš sakau, bandydamas save taisyti, jis tobulai nedaro nieko link tikslo. Va ir klausimas, ką jūs atitinkat, kurią kategoriją jūs atitinkat. Va tiesiog galite pasinaudoti chat funkciją, mygtukas apačioje, ten yra tokia chat funkcija, galite paspausti ir galite parašyti komentarą, kurią kategoriją atitinkate jūs. Jūs atitinkate aukštus standartus, tai reiškia, kada darau su entuzijazmu, su džiaugsmu, ar atitinkate tą tobulą darymą, ar tobulą nedarimą. Ką jūs atitinkate? Mindaugai sako, Giedrė, o gali būti tobulai darantis ir nedarantis kartu ir taip pat, sakyk, Taip. kokią šiandien dovaną paskatiname žmonės, tiesiog visiškai dovanų, jeigu jie išbus šiandien iki seminaro galo. Jo, tai tie žmonės, kurie išbus iki šiandienos seminaro galo, tie žmonės pirmadienį iš manęs gaus paskaitą, visiškai nemokamą paskaitą tik jums. Ir ten jau paskaita bus atsakanti į daug jūsų klausimų. Nes šiandien aš kalbėsiu daugiau apie perfekcionizmo kainą, o ten bus labai gili paskaita, kuri padės jums suprasti, kaip jūsų viduje atsirado perfekcionizmas. Giliai, giliai, giliai paaiškinsiu nuosekliai, kaip vyksta, netgi galėsiu ir mokslininkais pasiremti. Tai va, tai gausit visą informaciją, kad jūs galėsite aiškiai identifikuoti, kur yra jūsų didžiausi skauduliai. Nes vėlgi šita paskaita yra labai reikalinga tam, kad, pavyzdžiui, va, tie, kurie norės paskui po šitos seminaro atkeliauti į kursą, kad jūs jau atkeliavę į kursą, jūs žinotumėt, kur yra jūsų didžiausias skaudulys, kur jūsų didžiausia problema. Tai va, tai tie žmonės, iš karto sakau, pirmadienį gausit visi paskaitą, perfekcionizmo prigimtis, tie, kurie išbūsit iki galo. Tai va. Aš tada paruošiu trumpą tokią registracijos formą, tie, kas bus iki pačios pabaigos, gaus ją unikaliai ir paliks savo kontaktą ir mes jiem atsiųsim tik jiem. Taip. Būtent atsiųsim tik šitą paskaitą, kad žmonės galėtų irgi labai labai aiškiai suprasti ir identifikuoti. Nes vėlgi problemų, dėl kurių atsiranda perfekcionizmas, yra bent keletas ir kad žmonės galėtų labai aiškiai suprasti, aha, kuriuo man keliu eiti ir kur problemą aš turiu spręsti. Na ką? Sauliau, kaip ten su tais komentarais, kaip žmonės rašo, ne? Tikrai gali būti... Tai sako, mano varomoji jėga baimė, stresas, tada Brigita sako, tobulai nedaranti, tada seniai žinau, kad esu perfekcionistas, tobulas perfekcionistas, tobulai daranti, kai kas komentuoja 2-3, kai kas netgi 1-2-3, 1-3, abu, tai tobulai nedarantis, tai čia tokių komentarų gan stiprių yra, žinai, bet mano varomoji baimė ir stresas, tai aš galvoju, ką tu apie tai manai, nes čia gan turėtų nemažai jėgų kainuoti, ne? Oi, tai tikrai kainuoja be galo daug jėgų, tai sekina, veda galiausiai išsekimus, perdegimus, ligas ir dar visokias problemas. Bet vėlgi, aišku, aš nenoriu gąsdinti, tiesiog ne mano darbas čia tą dalyką daryti, tiesiog, bet galėčiau kalbėti ir kalbėti apie psichosomatiką, apie tai, kaip emocijos įtakoja mūsų kūną, sveikatą, energingumą ir taip toliau, bet šiandien seminaras tikrai ne apie tai. Tai va, bet kainuoja tai labai labai daug ir iš tikrųjų, parodysiu, kiek tai kainuoja. Taip, tai dabar kas yra dar labai svarbu? Jūs turite suprasti, kad jūs neturite klijuoti etiketės savo, perfekcionistas ar neperfekcionistas. Neklijuokite etikečių. Žiūrėkite, būna tokių situacijų, kada žmogus skirtingose gyvenimo srityse būna skirtingose stulpeliuose. Pavyzdžiui, žmogus darbe gali turėti sveikus aukštus standartus. Santykiuose gali būti tobulai darantis, o ten, pavyzdžiui, kur nors viešumo srityje arba dar kažkurioje srityje gali būti tobulai nedarantis. Tai va, tai vėlgi atsiminkit, ne visada tai būna persipinę į visas gyvenimo sritis. Bet aišku, būna, pasitaiko tikrai neretai, kada žmonės ir visose srityse turi tą pačią problemą. Bet dažniausiai, pavyzdžiui, jeigu žmogus vadovaujasi aukštais standartais darbe, jam darbe sekasi. Grįžta namo, stengiasi būti tobulai darantis, santykiuose problemos. Ir tada ateina pas mane ir sako, karjera gerai, pinigai gerai, viskas gerai, bet santykiai byra. Ne? Tai va, tai šitoj vietoje irgi tą labai reikia atkreipti dėmesį. Dėl to, atsiminkit, perfekcionizmas tai yra ne etiketė, ne asmenybės bruožas,
ne jūsų savybė, ne dar kažkas, tai ne tai, kas yra įgimta, bet tai yra tiesiog išmoktas elgesio modelis nuo pat vaikystės. Kaip tai išmokstama, tas, kas bus iki galo, gausite dovanų paskaitą, kurią galėsite išklausyti ir suprasite, kaip jūs suformavote savo perfekcionizmą. Bet tai yra mąstymo modelis, bet ne būdo savybė, charakterio bruožas ar dar kažkas tai tokio. Tai va, tai dabar žiūrėkit, kaina, kurią mes mokame. Ir per visą šitą seminarą būtent ir eis šitie 3 dalykai. Aukšti standartai, tobulai darantis, tobulai nedarantis. Galiu tiesiog jums papasakoti tokią stiprią istoriją. Atkeliavo pas mane pora, vyras su žmona, kurie jau buvo faktiškai nusprendę skirtis. Ir galiausiai tiesiog, kai aš pradėjau, tiesiog atėjo pas mane, tai reiškia, bet kokia atveju vilties dar buvo. Ir kai aš pradėjau juos kalbinti, kur yra jų didžiausia nesutarimo priežastis, galiausiai išaiškėjo, kad tiesiog vyras visiškai nesupranta moters. O situacija tokia. Moteris, ką tik pasigimdžiusi vaiką, 3 vaiką šeimoje, su mažu vaiku, moteris neturi laiko, jėgų, savo ir taip toliau, o galutinėme rezultate jos vyras labai mėgsta svečius namuose. Ir kur yra dar problema, tą vyrą nuo pat vaikystės buvo įdiegta tai, kad jeigu pas tave ateina svečiai, pas tave turi būti namai tobuli ir dar tualetas tobulai būtent turi būti išvalytas. Ir galutiniam rezultate vyras mėgsta svečius, mėgsta kviestis į namus, žmona su mažu vaiku, vyras perfekcionistas. Šitoj vietoj būtent. Ir galiausiai tik sužino, kad draugai ateis, žmona, miegojus, nemiegojus su vaiku, ne su vaiku, kaip ten bebūtų, žmona sako, varyk į tualetą, valyk tualetus, varyk čia viską, kad kažkur nebūtų dulkių, kažkur kažko tai nebūtų. Ir galutiniam rezultate tiek dakniso tą moterį, ta prasme, jinai ir taip su vaiku pavargus. Ir jie taip dakasi, kad moteris sako, viskas, aš skiriuosi, aš pavargu, aš nebegaliu. Ne? Ir tada žiūrėkit, kas atsitinka. Moters atveju vyras tobulai darantis. Bet pastebėkit, kur yra įdomiausia vieta. Kad tas vyras nesijaučia laisvas savo namuose. Žiūrėkit, pasimintys, ateis draugai, aš privalau tą padaryti, ten padaryti, kad tik draugai mane tinkamai įvertintų ir taip toliau. Žiūrėkit, kas valdo to žmogaus sprendimus? Draugai, kurie ateis, ne jis. Ne žmonos poreikiai, ne dar kažkas, bet draugai valdo sprendimus. Ir tada, kai aš tam vyrui parodžiau, sakau, žiūrėk, tu gyveni savo namuose su savo vaikais, su savo žmona ir tavo veiksmus, tavo jausmus valdo tavo draugai. Ir sakau, tu tada, nei tu gali būti laisvas savo namuose, nei žmona gali būti laisva savo namuose. Aš sakau, žiūrėk, ar tavo draugai atėjo ir jie nesupras, kad, ta prasme, mažas vaikas, žmona pavargus ir taip toliau, ir kad tikrai gali būti namai nebūtinai tobulė. Aš sakau, tavo draugai nesupras. Va, ir galiausiai matote, kur yra žiaurūs dalykai, tai prasme, tobulai darantis žmogus to nesupranta. Ir tiesiog, kai mes padirbėjome šitoj vietoj, kas nutiko? Vyras suprato, atsiprašė ir galiausiai pakeitė požiūrį. Teko padirbėti rimtai ir galutiniam rezultatui iš tikrųjų šeima laimingai gyveno, o iš tikrųjų galėjo išsiskirti. Va, tai matote, tobulai darantis netgi savo namuose nesijaučia laisvas. Nesijaučia visiškai. Pavyzdžiui, teko dirbti su kita klientė, jinai atėjo ir sako, Mindaugai, man sunku bendrauti su kitais žmonėmis. Ok, viskas gerai, žiūrime, kodėl. Ir galiausiai, kas atsitinka, pradėjom žiūrėti, kad ta moteris yra tobulai nedaranti perfekcionistė. Kas tada atsitiko? Reiškia, jos atveju jinai turi svajonių, kaip jinai norėtų gyventi. Bet galiausiai jos namai nėra tobuli pagal jos įsivaizdavimą ir jinai tada mąsto kaip. Man yra gėda kviesti svečius pas save į namus dėl to, kad aš esu pats arba pati nepatenkintas savo namais. Ir galutiniame rezultate, kas atsitinka, mąstymas pas tą moterį, geriau jau iš vis pas mane niekas nevažiuotų, nes aš gyvenu netobulai. Ir kas atsitinko? Atsitinka tai, kad tiesiog, kad sako, draugė kažkada ją pasikvietė į svečius, jinai nuvažiavo į svečius, jai nuvažiuoti į svečius ne problema, paskui draugė tikisi, kad jinai atsikviestų atgal į svečius. Ir galutiniam rezultate, o jinai nebekviečia. Kodėl? Geriau iš vis pas mane niekas nevažiuotų, nes aš gyvenu netobulai. Ir viskas.
Va. Tai būtent tobulai nedarantis matote, kaip funkcionuoja. Ir vėlgi, dar vieną istoriją galiu parodyti, ne, kad teko dirbti visai neseniai su moterim, kuri sako, Mindaugai, savaitgalį atvažiuos mano sūnus. Ir sako, šitoje vietoje aš tokį stresą jaučiu, tokį įtampą jaučiu. Sako, mano sūnus perfekcionistas, sako, jeigu jau atvažiuoja, visas dulkes suskaičiuos, kur purvini langai, kur tas, kur tas. Ir sako, aš po prakaitų visą savaitę, sako, einu, dirbu, čiūstinu visus namus, Dieve mano, kad tik tai nedaug Dieve sūnus kažko blogo nepasakytų. Ir žiūrėkit, kas atsitinka, aš ir sakau, žiūrėk, o tu esi laisva savo namuose? O tu esi laisva gyventi savo namuose taip, kaip tu nori, ar tu dar netgi sūnus, kol neatvažiavo pas tave, tu dar jau bandai jam įtikti. Aš sakau, tu esi visiškai nelaisva savo namuose. Ir sakau, kur yra problema. Jeigu tu bandai čia tobulai viską daryti ir taip toliau, aš sakau, žiūrėk, sūnus atvažiavo savaitgalį, ką tu jam valgyti duosi? Ir aš sakau, aš esu 100% sakau įsitikinęs, kad tu jam valgyti darysi tai, kas tavo sūnui labiausiai patinka ir ką tu darai kiekvieną kartą, kai sūnus atvažiuoja. Nes būtent tobulai darantis visada nori padaryti tobuliausią ir geriausią, kad tiesiog įtikti, patikti kitiem ir taip toliau. Tai aš sakau, tada žiūrėk, tu savo namuose netgi laisvės nebeturi ką valgyti daryti. Nes tu tiesiog stengiasi padaryti tobulai, įtikti kitiems. Savo namuose laisvės neturi gyventi taip, kaip tu nori ir tvarką palaikyti tokią, kokią tu nori. Ir galiausiai, kai jinai pamatė iš tikrųjų tą siaubą, kad iš tikrųjų, būdama perfekcionistė, tą daranti perfekcionistė, kad jinai tiesiog praranda laisvę savo namuose. Va čia pats baisiausias dalykas ir pats baisiausias jausmas, kurį žmonės suvokia. Aš nesijaučiu laisvas arba laisvas savo namuose. Bet niuansas yra kame, aš nesakau, kad jūs turite gyventi apsikuiti. Jokių būdų ne. Laisvė gyventi taip, kaip nori. Ir dažniausiai, kai žmogus įtampos neturi, streso neturi, nėra problemos. Žmogus gyvena tada tvarkingai. Bet žiūrėkite, vėlgi užbėgsiu už akių ir parodysiu, kaip tai susikūrė. Perfekcionizmas. Ogi, labai paprasta. Kad tiesiog, pavyzdžiui, tėtis arba mama muždavo dukrą, pavyzdžiui, už tai, kad jinai nesitvarko namų kambarių. Ne? Ir galutiniam rezultate tiesiog, jeigu tai mergaitė nuo pat vaikystės buvo įdiegta, mane bars, mane muš arba dar kažkas už netvarką namuose. Kas tada atsitinka? Įsikala tai kaip pasąmoninė programa ir galutiniam rezultate toks žmogus tada tiesiog bijo. Tada tokiam žmogui tvarka arba netvarka yra susiję su stresu ir bausmėmis. Ir žiūrėkit dabar, kur yra įdomi vieta. Prisiminkit tokį labai paprastą dalyką. Kai jūs ruošitės egzaminam, kaip smegenys veikia? Žiūrėkit, jūs mokote su stresu, su įtampa, mokėtės, nueinate į egzaminą, nieko neatsimenu. Kodėl? Todėl, kad atsiminkit, kad jūsų smegenyse veikia toks įdomus principas. Jausmas yra baltas popieriaus lapas, informacija užrašyta yra ant jausmo. Bet žiūrėkit, kas atsitinka. Jūsų smegenys nori ar nenori, bet blokuoja negatyvius jausmus. Ir žiūrėkit, jeigu jūs, pavyzdžiui, vaikystė arba dar kažkas, tvarkitės namus iš streso, kad negaut mušt, lupt, bart arba dar kažko, tai iš streso. Stresas, turiu daryti, turiu tvarkyti. Žiūrėkit, kas nutinka. Jūsų smegenys ką daro? Kadangi blokuoja, susieju jūsų smegenys su tvarkymą, su stresu ir įtampa, jūsų smegenys tai blokuoja. Ir tada žiūrėkit, kas nutinka. Jūsų smegenys nenori tvarkytis, nes tai yra susijęs su nemaloniais jausmais. Ir galiausiai kas atsitinka, kol manęs nespaudžia, kol į svečius niekas neatvažiuoja, pas mane visiškas bardakas, kai atvažiuoja žmonės, aš tada su stresu įtampa tvarkausi, nes man tada įtampa ir stresas kyla, kad mane nubaus. Vat ir viskas. Va taip susikūrė va tokie perfekcionistiniai modeliai mąstymo ir galutiniam rezultate paskui atvažiuoja žmonės tvarkomės, neatvažiuoja žmonės apsikuitę gyvena. Būna ir tokių dalykų. Va. Tai šitoj vietoj atkreipkite tai dėmesį. Ir klausimas, vat kuris modelis jums yra būdingas savo namuose? Pabandykite atsakyti komentaruose, kas jų būdinga. Aukšti standartai namuose, jaučiu tokią laisvę gyventi kaip aš noriu, tokį džiaugsmą, lengvumą tvarkytis ir taip toliau. Ar tiesiog neturiu laisvės savo namuose ir tada visada jaučiu stresą, įtampą ir ypač jeigu jau atvažiuos kažkas, tai iš panika. Ką valgy duoti, kaip namus sutvarkyti, ar ten viskas sutvarkyti, ar tualetai švarus, ar langai išvalyti, ar ten popierių nėra, dulkių nėra, dar kažko. Ar jūs tobulai nedarantis toks, kad geriau pas mane niekas nevažiuotų. Tai kas jums būdinga? Savo namuose. Kur jūs turėtumėte realiai turėti laisvę gyventi taip, kaip nori, būti tokiais, kokiais norit, o ką jūs realybėje turit?
Na ir Sauliau, ką turim? Jūratė sako, tikra tiesa, perfekcionizmas sukėlė man sveikatos netgi problemų, nerimo sutrikimus ir panašiai. Toliau sako, nu bet jūs taikliai čia su temom šypsosi, kaip tik šiuo metu šviečiu namus, šaunuolė, multitaskingas. Nelaisvė dėl to, kad vyro standartų aukštesnis, sako, toliau, jaučiu stresą, jeigu kas atvažiuos, reiks tvarkytis. Mindaugas sako visaip. Toliau, Violeta, nepriimu svečių, kad nereikėtų tvarkytis iš viso. Toliau, jaučiu įtampą, jeigu kas atvažiuos. Antras ir trečias variantas, tikra tiesa. O klausia, kaip su perfekcionizmu darbe, tai čia mes apie tai vėliau, teisingai. Apie tai Tai vėliau. labai ačiū už komentarus, super, varom toliau. Na taip. Ir tada žiūrėkit, kokią kainą jūs mokat. Už savo perfekcionizmą jūs mokate laisvės praradimo kainą savo pačių namuose. Ta prasme, savo erdvėje jūs paaukojat laisvę. Čia jau didesnio košmaro turbūt neįsivaizduosiu. Kitas dalykas, jūs paaukojat artimą ryšį su kitais žmonėmis savo namuose. Jūs nebenorit kviesti žmonių į savo namus. Ta prasme, jūs atsiribojat visiškai nuo aplinkos. Laisvę prarandat ir dar atsiribojat, dar kontaktą sumažinat. Pasižiūrėkit, kokia tai yra žiauri kaina. Ir kas įdomiausia, jeigu jūs nieko nekeisite, šita kaina vis didės. Laisvės vis mažės, ryšio su kitais žmonėm dar labiau mažės. Ir jeigu jūs pasižiūrėtumėte į senyvų žmonės Lietuvoje, dėja, daug žmonių yra tokių, kurie yra gyvenantys savo namuose, niekas pas juos neužeina, nieko pas juos nėra ir tiesiog galiausiai gyvena vieni ir net nenori, kad kažkas kažkur atvažiuotų pas juos. Kiek yra tokių žmonių? Tai va, tai čia šitoj vietoj, va, vėlgi matot, kokią žiaurę kainą mes mokam už perfekcionizmą. Ir klausimas, ar norite toliau tokią kainą mokėti? Va tiesiog ir pabandykit komentaruose pakomentuoti. Norit dar mokėti tokią kainą? Žiaurę, ar ne? Taip. Dabar žiūrėkit. Reakcija į kritiką. Žmogus, kuris, pavyzdžiui, darbe siekia aukštų standartų, aukštų tikslų. Toks žmogus pripažįsta savo silpnybės ir savo stiprybės ir ieško sprendimų. Dėl to, pas ką yra aukšti standartai, jis nebijo kritikos. Jis tiesiog koncentruojasi į stiprybės ir viskas. Tada tobulai darantis perfekcionistas, jeigu jis gauna kritikos, kas nutinka? Jis pradeda save taisyti. Ir tada dirbs dieną naktį, kad viską ištaisytų ir kad taptų tobulas. Gavau kritiką, stresas, įtampa. O tobulai nedarantis darbe, jeigu jis gavo kritikos, ką jis darys? Jis užsidaro savyje ir tada jis jaučiasi taip, kad tarsi visas pasaulis prieš jį ir jam atrodo viskas, kad man reikia dingti iš šito darbo, nes ten mane kritikuoja. Ir dažniausia reakcija yra tokia. Ir žiūrėkite dabar, va, pavyzdys. Teko dirbti man irgi labai neseniai su teisininkė. Moteris teisininkė, jinai ateina pas mane ir sako, Mindaugai, pas mane darbe yra mobbingas. Sako, aš nebegaliu dirbti darbo, nebeturiu jėgų, nebeturiu energijos, nebeturiu nieko, viskas noriu, sako, užsidarinėti savyje ir viskas, sako, rytais nebenoriu keltis ir sako, viskas jau į darbą visiškai nebenoriu eiti. Man iš karto ženkliukas, iš karto, žiūrėkit, pagal šitą trijulę, aš tada jau ir žiūriu, aha, tobulai darantis jaustų stresą įtampą, aukšti standartai, jis matytų savo minusus ir realizuotų savo stiprybės, o čia jau užsidarimas, kai ateina. Va čia yra tobulai nedarantis, kuris užsidaro ir nuteisia save, kai gauna kritiką. Va ir dabar vėl įdomi, akistata. O kas yra jums būdinga? Kai gaunat kritiką, užsidarot ir nuteisiat save, ar jūs gavę kritiką einat į stresą, įtampą ir savęs taisymą, dieną naktį dirbsit, bet ištaisysit, ar jūs tiesiog priimate kritiką, kad aš tiesiog turiu tam tikras silpnasias savybės, turiu silpnasias, bet turiu stiprių ir galiu koncentruotis į stipriasias. Į ką jūs koncentruojatės? Ir aš va būtent, kol jūs rašote komentarus, aš tiesiog jums įrodau. Su ta moterimi, su ta teisininkė, vėlgi man teko rimtai padirbėti. Taip, ir galiausiai, kas nutiko? Tiesiog jinai papasakojo man tokį dalyką, kad sako, pas juos įmonėje yra kiekvieną pirmadienį susitikimai teisininkų ir ten išdalinami visiems yra darbai. Ir jos atveju visada būdavo taip.
jai duoda darbus, bet kiekvieną pirmadienį vadovė jai ir sako, aš tau daviau darbą, bet tu vat, esi žiopla, tu esi tokia, kuri nekruopšti, pas tave visada kableliai, žodžiai netai parašyti, dar kažkas, visada darai klaidas ir sako, čia tu mums esi pats didžiausias galvos skausmas. Įsivaizduokit, vadovė susirenka visas kolektyvas ir ant jos va šitaip važiuoja. Nu, kiti sakytume, čia mobbingas ir išeičiau iš darbo iš karto. Daugelis iš jūsų turbūt taip ir pasakytumėt, net laikyčiau šito. Ne? O šitoj vietoj žiūrėkit, kur yra įdomi vieta. Jinai kaip žmogus labai strategė. Tame darbe, kurį dirba, jinai labiausiai vertinama žmogus už savo idėjas, unikalias idėjas, kaip spręsti probleminės situacijas. Sugalvojanti pačius geriausius sprendimus, kiti darbuotojai tiek nesugalvoja. Bet jinai, kai yra strategija, jos stiprybė yra strategija, bet jos problema yra smulkmeniškumas, jis smulkmeniškumo neturi. Ir dėl tos priežasties iš tikrųjų, aš padariau ką su ja. Sukėlėm jos pasitikėjimą, sukėlėm jos savivertę ir jinai padarė nuostabų dalyką, fantastinį dalyką. Jinai sekantį pirmadienį nuėjo į darbus tą susirinkimą, kai dalinami visi darbai ir eilinį kartą vadovė ant jos pradėjo važiuoti. Tada jinai atsistojo prieš visą kolektyvą, matot, jau savivertė aukšta, standartai aukšti ir jinai tada pasakė ką? Aš ją pamokiau ir jinai tiesiog pajautė tai ir pasakė. Žiūrėkit, vadovė, ir visi kolegos, jūs turbūt sutiksit, kad mano darbas iš strateginės perspektyvos, tai reiškia idėjų generacija, sprendimas sudėtingiausių situacijų, sako, jūs turbūt sutiksit, kad yra pats aukščiausias lygmuo ir daugelis iš jūsų nesugebat sugalvoti tokių sprendimų kaip aš. Ne? Visi palinksi galvą, ne, ir tiesiog net vadovai pripažįsta, sako, nu jo, taip, tu šitoj vietoj va turi tą stiprybę. Bet tada jinai prieš visus kolegas sako taip, kad, žiūrėkit, mano, va tas strategiškumas ir gebėjimas surasti tuos strateginius sprendimus, tai yra mano prigimtinė savybė, tai yra mano stiprybė. Bet jinai tada sako, bet smulkmeniškumas yra mano įgimta silpnybė ir šitoj vietoj aš realiai negaliu su to nieko padaryti. Tiesiog aš nematau savo klaidų. Ir tai yra normalu strategiško tipo žmogui. Pavyzdžiui, pas mane irgi, žiūrėkit, aš esu labai strategiškas žmogus, pas mane irgi kartais matysit, ypač tie, kurie tiesiog labai tokie perfekcionistai, labai matysit, kažkur raidė netai parašyta, tas netai padaryta ir taip toliau. Aišku, matysit, bet aš kai strategas, aš to nematau. Va. Ir galiausiai, kai jinai tada pasakė, tai yra mano prigimtinė savybė, silpnybė. Ir tada sako, žiūrėkit, aš geriausius sprendimus surandu per labai trumpą laiką ir padarau geriausiai darbus, bet sako, jeigu man reikėtų kiekvieną raidę tikrinti, sako, aš užtrukčiau valandas ir būčiau nelaiminga, perdegusi, išsekus ir taip toliau. Sako, aš negaliu to padaryti. Ir tada vat, jinai ir pasiūlė ką, sako, žiūrėkit, aš kadangi esu strategė, padarykim taip, kad kiekvieną darbą, kurį aš darau, kad paskirkit kolegę, kuri peržiūrėtų mano darbus. Ir sako, aš tai kolegijai galėsiu padėti su idėjomis, kaip daryti, o ta kolegė, jeigu yra kruopšti, jinai man padės ištaisyti klaidas. Ir galutiniam rezultate vadovė su to pilnai sutiko ir tada kas atsitiko? Atsirado sinergija. Jinai pripažino savo silpnasias savybės, pripažino stipriasias, tada pamatė kito žmogaus silpnasias savybės, kad neturi strategiškumo, bet atsirado kruopštumas ir atsirado bendradarbiavimas. Viena kitai padeda ir galutiniam rezultate nebėra mobbingo, nebėra nieko, vadovė patenkinta, visi patenkinti. Ir matot, o jos atveju, jinai buvo ką, kritiko gavau, einu į tobulai nedarantį žmogų. O sprendimas labai gražus, bet va tam reikėjo ką padaryti? Pakelti savivertę, pakelti pasitikėjimą savimi. Tai va, ir dabar klausimas, o kaip jūs reaguotumėte į kritiką? Į kritiką darbe. Aukšti standartai mato savo minusus, pliusus, ieškot sprendimų, kaip realizuoti savo pliusus ir kitų žmonių kompetencijomis, gebėjimais uždengti savo minusus. Ar jūs nuolatos tobulai save taisote, ar gaunat kritikos ir užsidarot ir nuteisėt save? Kaip jūs reaguojate į tokias situacijas? Mindaugai, tobula publika, žinau, komentarų, netgi tavęs nepaprašys, žinai, jau tiek yra pilna. Man dar ateina tokia mintis, kad toks jausmas, kad, žinai, ta kritikos, tokia baimė ateina arba įsižeidimas kažkoks iš vaikystės labai smarkiai, teisingai. Ir aš galvoju, va, kai kas sako, va, kritiką priimu jautriai, bet aš, žinai, aš galvoju, gal atsakykim bet kokį vieną komentarą, tiesiog nes jų yra tikrai labai daug, aš visus išsaugau, sako, va, tiesiog nemėgstu kritikos, stengiuosi daryti gerai, kad nesulaukti jos, bet jį priviliu, klaidų pripažįstu ir pamirštu, dirbu toliau. Taip, bet čia vat, vėlgi komentaras yra koks. Kas yra variklis tokio žmogaus? Kas yra variklis? Atsimenat, pradžioje sakiau, variklis aukštų standartų žmogaus yra entuziazmas, džiaugsmas, užsidegimas ir taip toliau. O jūsų atveju, žiūrėkit, variklis yra baimė. Tai dėl to šitoje vietoje pas jūs, šitoje vietoje yra tobulas darimas.
Tiesiog Čia dar bijau. geras. Užsidarau ir galvoju, kaip ištaisyti, nes žinai, užsidarimas, ne? Taip, tai yra va, tos tobulai nedarantis, tai pirmas užsidarau, Lemba, o paskui bandau pereiti iš į suprantu, tobulai aš klausau. darantį. Ačiū, Tai kad va. užsimutinot. Ne, čia aš užmutinau, aš galiu tą dalyką padaryti. Tai va, ir tada žiūrėkit, ką mes turim, kokią kainą mes turim perfekcionizmo darbe. Stresas, įtampa, savęs neprimimas, nuolatinis savęs taisimas ir užsidarimas. Tai kaip jūs karjeras pasieksit? Kaip jūs vadovais tapsit? Nu kaip? Ypač jeigu polinkis žmogus turi užsidarimą gavęs kritiką, vadovu niekada netaps. Faktiškai. Neįmanoma. Tas, kuris nuolatos save taiso ir taip toliau, tai nuolatos ten viršvalandžius dirbantis žmogus, nuolatos ten einantis, darantis ir taip toliau. Tobulas darbuotojas tokį irgi dažnu atveju vadovo nestato. Arba jeigu tokį žmogų stato vadovu, tai toks žmogus tampa greitai perdegusiu žmogumi, nes jis tampa tuo, kuris kaip vadovas, bet dirbantis daugiausiai už visus. Ir galiausiai stresas, įtampa, sudegimai, perdegimai ir taip toliau ir viskas. Ir paskui sveikatos problemos. Tai žiūrėkit, kokią kainą jūs mokat. Ar tai yra adekvati kaina? Ne? Va, žiūrėkit dabar dar svarbi vieta. Verslo kūrimas arba veiklos pradžia. Aš galiu 100% garantuoti, kad faktiškai beveik visi iš jūsų bent kada gyvenime, bent vieną kartą gyvenime esat pagalvoję apie savo veiklą, apie darbą ant savęs, kaip sakoma, ar verslo kūrimą ir taip toliau. Galiu garantuoti 100%. Žiūrėkite, žmogus, kuris gyvena pagal aukštus standartus, jis labai ramiai gali pradėti nuo mažų dalykų ir pasiekti labai daug. Pavyzdžiui, va dabar turiu klientą, su kuriuo dirbom, jis atsidarė savo maitinimo įstaigą atsidarė. Veikia 3-4 mėnesiai. Jis pajamų gauna per mėnesį tiek, kad jūs pavydėtumėt visi. Bet jis pradėjo nuo labai paprastų dalykų. Atsidarė kioskelį, tada vieną patiekalą bandė, nepaėjo, antrą patiekalą bandė, nepaėjo, trečią patiekalą bandė, ketvirtas paėjo, viskas. Ir dabar šitoje vietoje pajamų pavydėtumėt. Bet jis ką padarė? Jis minimizavo sąnaudas. Visiškai. Minimum investicijų. Ir tada bandymas, ištyrinėjo rinką ir galutiniam rezultate dabar plečiasi ir tiesiog tikrai jo pajamų pavydėtumėt visi. Per keletą mėnesių ten, ta prasme, kosmosas. Ir tada žiūrėkit, o žmogus, kuris yra tobulai darantis, ką jis daro? Jisai mąsto dabar taip, kad, jeigu aš dabar turiu kažką daryti, man reikia tobulai viską įrengti, man ten nelygis bus koks nors ten kioskelis arba dar kažkas, man čia reikia patalpų, man reikia tobulai įrengti, man reikia nuomą mokėti, man reikia personalas, man marketingas, man tas. Ir galutiniam rezultate tobulai darantis jis išpučia ką? Išpučia kainą. Ir tada galiausiai stresas, įtampa ir galiausiai paskui rizikos, atsipirks ar neatsipirks, į bankrotą išeisiu ar neišeisiu. Ne? Ir būtent tobulai darantis labai dažnai būtent sudega šitoje vietoje. Pasidaro labai daug išlaidų ir galutiniam rezultate paskui sunkiai galą su galu suduria. O tobulai nedarantis dažniausiai išvis prisikuria grandiozinių idėjų ir paskui galvoje grandiozinės idėjos ir paskui pats atmetinėja tas idėjas, sakydamas, kad ne, tai ne man, aš niekada to nepasieksiu, čia ne man, čia ne apie mane. Galvoj, sukasi mintys, o iš kitos pusės ataka ne tau. Vat kas jums yra būdinga, vat irgi vėlgi galite pakomentuoti komentaruose. Aš galiu irgi dabar jums duoti tokį pavyzdį. Daug žmonių galvoja, kad mentoriai yra tokie teoretikai, kurie ten vos ne kaip kokie klebonai iš sakyklos sako pamokslus ir tiesiog patys gyventi nemoka. Žiūrėkit, aš galiu pasakyti paprastą dalyką. Sekmadienį ryte susitikau su žmogumi, su vienu savo klientu, verslininku. Galutiniam rezultate mums kilo verslo idėja. Praėjo dabar, kiek čia? 3-4 dienos, vakar mes įsteigėm realiai naują įmonę, aš esu įmonės vadovas ir galutiniam rezultate mes jau startuojam su nauju visiškai verslu, kur aš, pavyzdžiui, net patirties nelabai turiu. Aš neturiu patirties, aš tik tai turiu keletą žmonių, kurie yra tinkami tai vietai, aš galiu apjungti ir kas įdomiausia, kad, pavyzdžiui, aš tą verslą pradedu realiai su 0 pinigų. Su 0 visiškai pinigų. 0 investicijos. Ir galutiniam rezultate aš faktiškai tikiu, kad per pirmą mėnesį mes tiesiog su kolektyvu mes užsidirbsim tos atlyginimus be problemų, o paskui tiesiog eisim į augimą ir viskas.
Tai va, ir aš šitoj vietoj irgi nebijau tokių dalykų. Ta prasme, aš vėlgi, kaip visada sakau, tokį paprastą dalyką. Aš esu žmogus, kuris kiekvieną žodį, kurį pasako seminaruose arba laivuose arba kažkur, tai aš kiekvieną žodį galiu pagrysti veiksmais. Man tai yra visiškai ne problema. Ir dėl tos priežasties, va matot, aš šitoje vietoje dabar va, verslą sukūriau pagal aukštų standartų principą. Pradedu nuo mažų dalykų ir pasieksiu daug ir aš net nebejoju. Sako, mane irgi paskatinote atidaryti valymo įmonę ir jau pradėjau veikti. Sveikinam, vardo nežinau, nes iPhone'as. Įtarimą turiu, kad žinau su kuo, nes su kažkuo tai netaip seniai ką tik dirbom ir tikiu, kad va, tas momentas ir atėjo, nes ten, va, pavyzdžiui, su moterim teko dirbti, greičiausiai ten ta pati istorija, kad jinai ir galvojo, ten reikia įrangą susipirkti, reikia žinių, reikia patirties, reikia to ir prisigalvoju daug, bandantis tobulai daryti arba tobulai nedaryti. Padirbėjome šiek tiek, va, įmonė jau ir yra. Ir iš tikrųjų nedaug tai reikėjo ir įtarimą žinau, kas tas žmogus. Tai va, tai dėkui, sveikinu ir džiaugiuosi, kad po mūsų darbo turi aišku ryškų rezultatą ir įmonė jau yra. Bet čia reikia suvokti vieną momentą, kad tai nėra taip, kad, žinai ką, va dabar tu eik ir daryk verslą, tai yra tavo darbas su įsitikinimais, su pasąmoniniu programu, su tam tikrais blokais, su tokiais, atrodo, nematomais pančiais, kurie realiai, nu, gal net emociniai blokai pavadinkim, kurie neleidžia mums tiesiog judėti. Mes, žinai, laukiam. Tai va, mėlyjeji, ar turit savo tikslą, pakomentuokit, ar turit savo tikslą, kurį galėtumėt pasiekti? Tai va, ir Sauliau, dar norėčiau išgirsti, ar yra žmonių, kurie, va, irgi neturėję verslo idėjos arba veiklos savos idėjos. Aš galiu garantuoti, bent jau viena mintis per visą gyvenimą visiems kilo ir tada įdomu, o kokia jūsų reakcija buvo į tą mintį. Tobulai nedarant. Man buvo labai įdomu, aš trumpai savo pasidalinsiu, aš realiai ką darydavau, aš turėjau savo tokią tikslų knygą, kai man buvo 20 keli metai ir aš tiesiog rašiau visas idėjas, kuo aš galėčiau užsiimti, bet ką. Ten, diržų verslas, ten karoliukai, nu bet kas man būtų faina. Vis rašiau, bet geroji žinia, kad nei vieno iš tų ir nepadariau. Tai va čia tas perfekcionizmas arba baimės kažkokios, nu gaila, kad tau dar nebuvau prieėjęs prie tavo metodiko, žinai. Taip, mažai žingsniukais bandau to tikslo siekti, Aurelija. Tada Aistė sako, man padeda posakis, dramblį reikia valgyti po gabaliuką, šypsosi. Diana sako, va, ir man tokias mintis kyla nepakankamai, moku kažką, reikia kapitalo, to, Tada Jūratė sako, tiesiog turiu tikslų. Ir Samsung sako, labai aiškiai garsinti mano mintis dėl ko nepradedu verslą. Ir paskutinis gal, Dmitri, kaip rasti kompromisą savyje, kai tenka vadovauti žmonėms, kurių nesirinkai į savo komandą. Nu, tai čia gal vėliau atsakysim, gerai? Vėliau atsakysim. Paskutinis, Robi, buvo mintis ne viena, vieną darėm, nepaėjo, dabar jaučiu, kada nesu pasiruošęs, trūksta kažko dar. Bet čia tas, labai įdomu, kas tas yra, kažko trūksta dar. Čia tobulas nedarimas, akivaizdžiai. Judam toliau. Na ir žiūrėkite tada. Kokią kainą moka perfekcionistai? Kokią kainą? Vėlgi didžiulės pradinės veiklos ir verslo investicijos galvoje. Visų pirma, galvoje. Didžiulės. Ir tada galutiniam rezultatui atsiranda, kur pinigų gauti, kur kompetencijos, kur to. Ne? Ir galiausiai kas nutinka? Kol kitas žmogus, perfekcionistas galvoja, kaip čia kur ką padaryti ir taip toliau, kitas nuo paprastesnių dalykų pradėjo, augo, jis žino, kaip veikia rinka, kas ten vyksta, ko ten reikia ir taip toliau, jis paėmė, padarė, o tas perfekcionistas vis dar galvoja. O tas, kuris tobulai nedarantis, dažniausiai turi grandiozinius planus, kurie taip ir lieka neįgyvendinti. Ir pats baisiausias dalykas, iš tikrųjų pats baisiausias, neįgyvendinti planai, neįgyvendintos idėjos, jos lieka tuo kartėliu visam likusiam gyvenimui. Ir dėl tos priežasties, žiūrėkit, žmonės dažniausiai senatvėje galvoja apie ką? Jie galvoja ne apie tai, ką jie padarė. Jie dažniausiai gailisi ir graužiasi dėl to, ko nepadarė. Tai dėl tos priežasties iš tikrųjų perfekcionistai, žmonės labai dažnai tiesiog turi garantuotą sunkią senatvę, nes tiesiog jie nuolatos save graužia. Graužia už tai, ko nepadarė. Taip. Taip įdomiai tai veikia. Ok. Kažkodėl man užstrigo skaidrės, nesuprantu, kodėl neleidžia perimti. Nieko, čia zoomas. Viskas gerai. Truputėlį per toli nuvažiavau. Gerai, judame toliau. Na tai ką, einam tolyn. Kaip
žmonės elgiasi darbo paieškoje. Žmogus, kuris turi aukštus standartus, ką jis darys? Net jeigu 60% atitinka reikalavimus, siūs CV. Užtenka 60% atitikti reikalavimus. Aukšti standartai. Dėl to, kad tas žmogus supranta, jeigu kažko netitinku, jeigu mane pakvies į darbo pokalbį, aš vis tiek galiu išmokti, aš galiu paaugti ir taip toliau. Jis tiesiog mato save kaip augant ir jis net nesuka savo galvos. Ir dėl to žmonės, kurie turi tuos aukštus standartus, nori aukštų pasiekimų, žmonės tiesiog labai laisvai ir lengvai pretenduoja į pozicijas, kurios aukštesnės negu jie buvo užėmę iki šiol. Labai lengvai. Ir tiesiog ir tokie žmonės dažniausiai ir vadovais tampa, ir karjeras padaro ir taip toliau. Žiūrėkit, tobulai darantys darbo paieškos. Nesiūs CV, kol netitiks darbo skelbimo 100%. Arba paskui dailins laižys tą CV iki tokio lygio, kad tiesiog sukurti įvaizdį, kad tai yra tobulai 100% atitinkantis reikalavimus dalykas. Ne? O tobulai nedarantis, ką daro? Net jei 100% jų CV atitinka darbo skelbimo reikalavimus, nesiunčia CV tobulai nedarantis, nes vis tiek netiki, kad jį pasirinks. Nesvarbu, kad tobulai atitinku, vis tiek manęs nepasirinks, kam čia siūsti iš jūsų, ne? Vat. Tai kaip pas jūs yra su darbo paieško? Į kurią kategoriją jūs papuolat? Tobulai nedarantis? Ir kas įdomiausia, pavyzdžiui, tobulai nedarantis nesiunčia CV, jeigu 100% atitinka darbo reikalavimus, nesiunčia, nes netiki, kad jį pasirinks. Dėl to tobulai nedarantis, jeigu ir ieško darbo, dažniausiai kur ieško darbo, žemesnės pozicijas, negu jie būtų verti. Nes tiesiog, net jeigu ir 100% atitinka reikalavimus, jie bijo, dažniausiai tada į žemesnės pozicijas jie jau taiko, nes tiesiog tada supranta, ten beveik 100%, kad mane priims. Tai va, tobulai darantis visada tiesiog, labai dažnu atveju tobulai darantis lieka toje pačioje kryptyje, tose pačiose pareigose, nes, pavyzdžiui, aš turėjau tokią įdomią situaciją, kai dirbau su moterim, ir ta moteris sako, man Mindaugai jau 3 metus vadovas siūlo būti vadovė. Ir sako, aš 3 metus atsisakinėjau. Aš tada jos ir klausiu, o kokio velnio tu atsisakinėjai? O jinai sako labai paprastą dalyką, sako, Mindaugai, aš neturiu vadovavimo patirties. Nes niekada nebuvau vadovė. Ir jie sako, aš galėčiau būti vadovė, jeigu turėčiau patirties. Aš tada jai sakau, pala. Sakau, žiūrėk, man nebesueina tada galai. Sakau, žiūrėk, kur tavo logika? Aš sakau, dabar įsivaizduokim jai, sakau, tokį mini pratimą, sakau. Įsivaizduokim dabar, kad visi samdomi darbuotojai turi lygiai tokį pat mąstymą kaip tavo. Kad jeigu aš neturiu patirties, aš negaliu vadovauti. Kas atsitiktų? Realiai po 20-30 metų dabartiniai visi vadovai išmirtų ir tada nebebūtų nei vieno vadovo. Nes tada, logiška, jeigu aš neturiu patirties, aš negaliu vadovauti. Tai aš jai tada ir sakau, tu matai logiką. Bet sakau, va tu su mąstymu turi kažkokią tai problemą. Nes sakau, kiti žmonės, net neturėdami patirties, pretenduoja ir jie gauna tas pozicijas ir jie tampa naujais vadovais. Kitu atveju, visi vadovai išmirtų, jų neliktų. Vat ir viskas. Ir tada aš ją ir parodžiu, sakau, žiūrėk, tavo problema yra tobulai nedaranti. Sauliau, kaip kitiems žmonėms? Kas būdinga? Gal komentuoja? Taip, sako, darbo paieškose tobulai darantį reikia CV išblizginti. Siunčiu jai pilnai netitinku, bet nelabai tikiu, kad atsakys. Toliau, siunčiu CV net jeigu netitinku 100% reikalavimus. Skaityčiau CV tikrai daug kartų, kol savo rodyčiau, kad tinkamas juokiasi. Toliau, Honor sako, man įdomu, kaip iš perfekcionizmo išeiti, kaip tai užbaigti. Maždaug žinau, iš kur jis pas mane, bet tai man nieko nereiškia. Man dabar svarbu, kaip užbaigti. Tai tam yra skirta visa galinga programa. Emocinės laisvės kursas, norėsite įdėsim to nuorodą, tai, Mindaugas dar atsakys, galės atsakyti klausimą. Tai nežinau, pilna klausimų, tai jeigu nori, gali atsakyti tą klausimą dabar arba vėliau. Taip, atsakysiu vėliau iš tikrųjų. Tai va, tai dėl to matot, aukštus standartus turintis žmogus, jis drąsiai siunčia CV net nepaisant to, kad netitinka reikalavimų, tobulai darantis. Čiūstins CV iki išprotėjimo, kol tobulai atitiks ir kol pats patikės, kad 100% atitinka, o tobulai nedarantis dažniausiai pretenduos į žemesnės pareigas, negu yra vertas. O tai viskas. Ir dėl tos priežasties jūs tada ir suprantat, kas ką pasiekia ir kas ko nepasiekia. Ir dėl to kaina yra labai paprasta. Perfekcionistai žmonės atmeta be galo daug galimybių gyvenime. Jūs tiesiog patys atmetate. Jūs, aš kaip sakau, jūs net atimate kitiems žmonėms galimybę jūs pasirinkti. Jūs tiesiog atmetat.
Va, pavyzdžiui, irgi turėjau vieną žmogų, kuris laivų srityje dirbo ir jis dirbo tokiu eiliniu žmogeliuku, kuris ėjo skaičiavo ten gesintuvus ir medicinės ten vaistinėlės. Ar laive tiesiog atitinka tai standartus. Ir tiesiog buvo toks pieškiukas, toks einantis ir taip toliau. Pradėjom dirbti su juo, pamatėm, kad jis puikiai pagal prigimtinės savybės galėtų būti projektų vadovas. Patirties nė velnio neturi. Aš tada jam sakau, viskas, dirbam, įkvėpimą padarom, savivertę, pasitikėjimą užpučiam ir taip toliau. Pradėjo siuntinėti savo CV į projektų vadovo pozicijas, neturintis jokios patirties. Lietuvoje, užsienį, pagal skelbimus, ieškojom įmonės per LinkedIną ir taip toliau, išėjo į veiksmą, netobulą veiksmą, bet tiesiog galiausiai jis dabar yra projektų vadovas ir tiesiog ten 100 milijoninius projektus pasaulio mastu valdo. Ir dabar susitinki su žmogu ir tu matai, kad koks pokytis padarytas, bet tiesiog būtent jo perfekcionizmas neleido jam iš vis net pagalvoti apie tokias galimybės. Pamatėm galimybės, patikėjo, perfekcionizmą išjungiam, bam, turi rezultatą, pradėjo stipriai augti. Didžioji dalis žmonių tiesiog iš vis tokias galimybės tiesiog atmeta. Arba iš vis nieko nekeičia, arba susitaiko su žemesnėm pareigom negu reikia, arba tiesiog lieka toje pačioje darbo vietoje, toje pačioje srityje ir visą gyvenimą nepatenkinti, nelaimingi, bet daro tą patį per tą patį. Bet tai galima pakeisti, ir aš istorijų turiu krūvas, galiu pasakoti visą naktį, kaip keičiasi žmonių gyvenimai. Vėlgi, žiūrėkit, viena iš pačių baisiausių sričių – santykiai. Žmogus, kuris turi santykiuose aukštus standartus, jis yra laisvas santykiuose būti savimi nuo pat pradžių. Jis neslepia, kaukių nededa ir taip toliau ir taip toliau. Žmogus, kuris yra tobulai darantis, jis nuolatos, bent jau santykių pradžioje, nuolatos yra poreikis įtikti, patikti. Tobulai nedarantis, vieną kažkur nesėkmingą santykį turėjo, kitas nesėkmingą santykį turėjo ir dažniausiai sako, net neverta bandyti, vis tiek aš negraži arba negražus, vis tiek prastesnis už kitus ir taip toliau, net neverta bandyti ir tada tampa tobulai nedarančiais vienišiais. Deja. Ne? Ir žiūrėkit, duosiu iš istorijų. Atkeliavo irgi prieš porą savaičių pas mane mergina. Ir jinai sako, Mindaugai, man 31 metai, man sako jau panika. Aš sako, jau aplinka, sako, jau giminė ar dar kažkas jau sako, tu senmergė kažkokia, tu jau gal ženikis, galbūt būk netokia išranki ir taip toliau. Bet jinai sako, man nesiseka su vyrais. Sako, susipažįstu, pagyvenam kažkiek ir išsiskiriam. Ir sako, dabar va, Mindaugai, atėjau pas tave, sako, viskas ant skyrybų ribos ir vėl skirsime su dabartiniu draugu. Ok, aš tada jos ir klausiu, sakau, gerai, kodėl jūs pykstatės? Ir paskui mes įsiaiškinom tokį labai paprastą dalyką, kad jinai santykių srityje, kai jinai susipažįsta su vaikinais, jinai yra tobulai daranti, užsideda kaukę ir bando būti tobulą moterį. Stengiasi įtikti, patikti. Bet žiūrėkit, aš jai tada ir sakau, žiūrėk, tu toj santykių kūrimo pradžioj, tu esi laisva savimi būti. Ar tu tiesiog esi priversta arba verti save būti teisinga moterimi. Ir galiausiai tada sakau, žiūrėk, tu nori ir nenori, jeigu tu santykių pradžioj verti save įtikti, patikti, tu dedi kaukę, kas tada atsitiks, anksčiau ir vėliau kaukė nukris. Ir tada, kai žmogus pamatys tikrą tave, tada nebepatiks. Nei tau patiks, nei kitam patiks. Ir galiausiai jinai taip ir darydavo. Pati stengiasi įtikti, patikti, jai patinka vaikinai, kurie įtinka, patinka, o paskui vienam kaukės nukrenta, kitam kaukės nukrenta ir paskui galutiniam rezultatui viens į kitą žiūrėti negali. Ir aš tada ją ir parodžiau, ir išvedžiau ją iš šito ir parodžiau, kaip iš tikrųjų išeiti į tokią būseną, kad aš nuo pat pradžių aš galiu būti laisvas arba laisva santykios, nevaržyti savęs ir būti su savo pliusais, su savo minusais. Nes dažniausiai tas, kas turi aukštus standartus santykiuose, tas žmogus nebijo parodyti nei savo pliusų, nei savo minusų ir tiesiog jis leidžia kitam žmogui pasirinkti. O tobulai darantis ką daro? Bando išryškinti pliusus ir užmaskuoti visus įmanomus minusus. O paskui, kai minusai pradeda lysti, kas atsitinka, santykiai byra. O tobulai nedarantis, tai dažniausiai jis mato vien savo minusus ir net nedaro, nes tiesiog tobulai nedarantis bijo, kad kiti žmonės pamatys jo minusus. Ir dėl to net nelenda į tos santykius, nes bijo, kad kiti pamatys. Tai va, kas jums būdinga santykių srityje? Vat irgi pasižiūrėkit. Čia nebūtinai santykis tarp vyro ir žmonos. Čia lygiai tas pats santykis su kolegom, bendradarbiais, su draugais, draugėm, pažįstamais, giminaičiais ir taip toliau. Žiūrėkit, tas, kas su aukštais standartais, jis atsipalaidavęs. Aš galiu būti savimi, su savo pliusais, su savo minusais. Tobulai darantis, visada kaukės dėsis, visada viskas turi būti tobulai ir taip toliau. Bet žiūrėkit, tobulai darantis žmogus dažniausiai
santykiuose, kai bendrauju su kitais žmonėmis, tai jam santykiai yra darbas. Tiesiog sunkus darbas bendrauti su kitais, palaikyti pokalbį, kad pauzių nebūtų, kad kažką šnekėti, kad kažką palaikyti, kad kažkaip teisingai pasakyti, kad nedaug dievė, ne to nepasakyčiau kažko ir taip toliau. Tai yra darbas. Tobulai nedarantis dažniausiai iš vis tiesiog gali netgi ir bijoti bendrauti, nes tiesiog, ar taip aš neturiu ko pasakyti, aš nežinau ko paklausti, aš nemokau pokalbio palaikyti, aš neįdomus žmogus ir taip toliau. Gal aš iš vis geriau atsiribosiu ir gal geriau niekur neisiu ir nieko nedarysiu. Tai kas jums būdinga? Sauliau, gal rekomentarom? Žinok, stiprus komentarai. Tobulai daranti be poros šypsosi. Toliau, dirbu grožio salone, šeimininkė išvažiavo gyventi į Ispaniją ir paliko mane rūpinti salonu. Ar gali būti taip, kad į mane mato kaip gebančią būti vadovu? Mano darbui labai patenkinta. Toliau, nesinori sulaukti kritikos, kad esi netobula, tuomet padarai išvadą, geriau likti tenai. Bet čia galvoju dėl to grožio salono, tai čia yra viduje kažkoks nepasitikėjimas, nutrūkumas kažkokio savivertės, teisingai. Netikiu, galvoju, ar čia man duos, ar neduos, taip toliau. Žinai, Mindaugo mokymais tai būtų taip, ar gausit jūs tą vietą, ar negausit, jūs vis tiek ją susikursit. Ta prasme, čia viskas. Taip. Dar toliau, nieko nedarantys. Santykiai yra darbas, darbe, asmeninis santykiai be kaukių šypsosi. Tęsk. Taip. Na ką, einam toliau. Ir žiūrėkite, kokią kainą mes mokam. Jeigu mes santykyje dėl savo perfekcionizmo esame nuo pat pradžios nesavimi, pirmas dalykas, ko tu neturėsi, santykyje tu neturėsi laisvės, ir tada galutiniam rezultatui jausiesi suvaržytų arba suvaržytą visą gyvenimą, santykiai tau nuolatos bus darbas ir pastangų reikalaujantis dalykas, nenatūralus gyvenimas, flow ir taip toliau, nelengvumas, paprastumas, artumas, šiltumas ir taip toliau, bet santykis bus darbas. Ir tada kas atsitinka? Tada bus ginčiamasis nuolatos. Aš dėl santykių tiek padariau, o tu tiek nepadarai. Tu dabar turi padaryti tiek, o tu turi padaryti tiek. Ir dėl to iš tikrųjų, jeigu jūs turite perfekcionizmo, santykiuose konfliktai užprogramuoti iš anksto. Tiesiog pyksitės arba tiesiog į nekalbadienius eisit. Viskas. Arba tiesiog užsidarysit ir pradėsit iš šių santykių bijoti. Vat kur yra problema. Ir dėl to žiūrėkit, skyrybų kiek Lietuvoje daug? Dėl ko? Dėl to, kad laisvės santykiai žmonės neturi vieni su kitais. Aš dabar nekalbu apie laisvę eiti ten į kairę, dešinę ir taip toliau. Laisvė yra būti savimi santykiai. Didžioji dalis žmonių to neleidžia vienas kitam daryti, save spaudžia, kitą spaudžia ir taip toliau. Ir galutiniam rezultatui žiūrėkit, kas atsitinka. Pradžiai vaizduoja vienas ar kitas, kad yra geriau, o paskui išlenda tikrieji veidai ir paskui galutiniam rezultatui skiriasi. Tai čia dėl to. Pagrindinė priežastis. Ir dėl to, kuo daugiau perfekcionizmo santykėje, tuo didesnė tikimybė, kad išsiskirs žmonės. Kad turės konfliktų labai daug ir taip toliau. Tai kaina yra kosminė ir didžiulė. Tai tiesiog, dažnu atveju, tai yra tiksinti bomba. Ir kol žmonės nesupranta, kad tai yra tiksinti bomba, bus bėda. Na, ir tada paskutinė tokia tema – viešumas. Žmogus, kuris gyvena pagal aukštus standartus, žmogus, vat vėlgi pasižiūrėkit, seminarai, kursai, laivai, podcastai, kad ir kas tai bebūtų. Žmogus, kuris turi tuos aukštus standartus, jis yra laisvas, lengvas, nepaisant trūkumų. Pavyzdžiui, mane labai sužavėjo laida, čia prieš porą savaičių buvo, man atrodo, nuo iki laida su dainininku Saša Son. Ir galiausiai, iš tikrųjų, tas žmogus ir papasakojo, dabar jau atsigavęs, dabar jau vėl pradėjęs ten gyvenimą ir taip toliau, kaip jis buvo alkoholikas, kaip jis buvo narkomanas ir taip toliau. Ta prasme, sužavėjo ta laida kuo? Tuo, kad tai žmogus nebuvo perfekcionistas ar dar kažkas. Jis tiesiog atėjo ir laisvai papasakojo, žiūrėkit, mano minusai, trūkumai buvo tokie, aš gyvenau taip, dabar aš gyvenu kitaip. Ir būtent žmogus, kuris turi tos aukštus standartus, jis yra tikrai laisvas bendrauti, jis neslėpia savo klaidų, neslėpia trūkumų, jis gali ir pasakyti, jeigu koks verslininkas pasakos apie savo verslą, pasakys visas klaidas, kurias jis yra padaręs. Nerodys, kad jis yra tobulas ir taip toliau, bet sakys, jau klydau, darau ten ne taip, ten dariau ne taip. Galutiniam rezultate radau, kaip padaryti ir viskas. Ir jis tiesiog nebijos. Tobulai darantis, ką darys. Jūs galite labai aiškiai pamatyti laivuose, podcastuose, į save pasižiūrėkit. Jeigu jūs esate tobulai darantis žmogus, jūs darysit kaip? Būsit įrodinėtojai, įsitempę ir strese, kaip statulos. Turi teisingai pasakyti, turi dikcija būti kaip žinių pranešėjų ir taip toliau. Ir galutiniam rezultate žmonės žiūri jūs ir mato įsitempusi žmogų kaip nesavą stresę įtampoj. Tobulai nedarantis, tai iš vis jis vengia viešumo. Jis sako, kol plastinės operacijos nepasidarysiu, arba kol nenumesiu svorio, arba kol ten, nežinau, kažkaip neatrodysiu gražiau, arba dar kažką, tol iš vis nieko nedarysiu. Tai kuri kategorija pas jūs? Kaip jūs mąstot?
Ir dėl to pažiūrėkit, žmonės, kurie turi tos aukštus standartus, jie netobulai atrodo, išvaizda gali būti kokia tik nori, bet galutiniam rezultatui yra laisvi, lengvi, paprasti, nepaisant trūkumo, nepaisant kieko, jie labai lengvai bendrauja. Ir tada tiesiog koks skirtumas jiems, ar su žmonėm bendrauti, ar prieš kamerą, ar dar kažkur. Lengvumas, paprastumas viduje. Ir dėl to tokie žmonės yra žinomi, matomi, tai traukia kitus žmonės kaip magnetas. O tada tobulai darantis įtampa, stresas, sunkumas. Ir paskui žmogus, pavyzdžiui, kuris daro ten kokį laivą, video, reels arba dar kažką, tai pradėjo daryti tobulai darantis ir jis net nepradėjo žodžio sakyti, jis jau galvoja apie tai, kad kada čia baigsis dabar, kada čia ta kančia man baigsis. A tobulai nedarantis net nepradės daryti. Ką turim, Sauliau? Nu, turim, kad jau mezgasi santykiai, sako. Tai jūs jau čatuose rašykite. Sako, kas nori eiti į santykius, laisvai būti savimi, einam. Tai rašykit, Ramūniai. Nežinau, čia galime pravadinti. Juokas jau kaip. Taip. Santykiuose aukštuose standartuose. Labai gerai. Sveikinu. Tai va. Ir va vėlgi kainą matom viešumo. Jeigu žmogus yra perfekcionistas, kiti žmonės į tave žiūri kaip nepatikimą ir meluojantį. Ypač jeigu įsitempęs, bando žmogus kažką ten pasakyti, įrodinėti ir taip toliau. Jeigu tobulai nedarantis, tampi nematomu. Ir viskas. Ir tada apie tave niekas nesužino. Vat ir dabar pabaigai. Vat jūs pamatėte iš tikrųjų, kokią kainą mokate už perfekcionizmą. Daugeliu iš jūsų atrodo, kad perfekcionizmas yra jūsų didžiausia stiprybė. Galbūt daugeliu iš jūsų atrodo, kad perfekcionizmas yra didžiausias saugumo garantas jūsų gyvenime, kuris apsaugo jūs nuo kritikos, nuo pažeminimų, nuo patyčių, nuo kažkokio nepriėmimo, atstumimo. Daugelis jūs galvojat, kad perfekcionizmas yra apsauga. Viskas yra su to tvarkoj, bet vėlgi kas yra svarbu. Mano tikslas nėra, kad jūs išeitumėt ir panaikintumėt perfekcionizmą. Nereikia jo atsikratyti. Reikia nors truputį sumažinti. Bet dabar pirmiausia iš tikrųjų, paskaičiuokit savo perfekcionizmo kainą per 12 mėnesių pastarosius. Prašau, per didelę kainą, Jūratė. Taip. Kokią kainą mokat? Ką per ilgai tobulinot, ko nepradėjot, kokių galimybių atsisakėt, kur kainos nepakėlėt, kur atlyginimo nepaprašėt, kiek valandų praleidot taisydami save, kur iš vis susigūžėt, kur pabėgot, kur pasirinkot saugumą vietoj augimo. Kokią kainą sumokėjot per 12 mėnesių? Ne? Ir pakomentuokit komentaruose, kokia ta kaina. Matot, aš šiandien prabėgau sritis. Jausmas namuose, kaip aš savo namuose jaučiuosi. Kaip aš jaučiuosi darbe, kokią aš kainą moku. Kaip jaučiuosi darbo paieškose, kaip jaučiuosi, kai ateina verslo arba veiklos idėja. Kaip jaučiuosi santykiuose, ne? Kaip jaučiuosi situacijose, kai aš išeinu truputėlį bent jau į viešumą. Ir pabandykit tas 6 kategorijas. Pažiūrėkit, kokią kainą jūs sumokat. Ir visi mokat skirtingą kainą. Matot, tas perfekcionizmas vienose srityse gali pasireikšti, kitose ne. Tai nereiškia, kad visur mokat kainą, bet suskaičiuokit savo kainą, kiek mokat už tai. Sako, sveikatos kaina. Toliau. Nuo baimės ir streso bei noro daryti tobulai netgi atsirado panikos atakos. Toliau. Perfekcionizmas atima, sako, man daug galimybių pradėti gyventi kaip nori, baimę susimauti. Va čia stipru. Apie baimę susimauti mažai kalbėjom šiandien. Toliau. Turiu visus 3 perfekcionizmo tipus, tik jie pasireiškia skirtingai nuo aplinkybių. Toliau. Pablogėjo santykis su kolegomis. Toliau. Kaina, kad nesiryžau kandidatuoti aukštesnės pareigas, o man jau 40. Toliau. Kaina, kad visas gyvenimas tampa darbu. Chebra, jūs išgirdote, kaip tai veikia? Dabar klausimas, ar jūs norėsite iš to įsilaisinti ir bus jūsų pasirinkimas. Mes pristatysime greitai programą Mindaugo Valickio. Jisai moka žmonėm padėti, labai aiškiai eiti pasitikėjimą, į drąsą, į tokią, vidinę galę. Čia bus jūsų pasirinkimas, nieks neverčia. Taip. Toliau savo kaina, kai nebejaučiu malonumo gyventi, labai daug praleidžiu laiko gerindama darbą iki vėlamų, taisau ir tai sveikatos kaina. Pabaigai. Sveiki, Mindaugai, malonu išgirsti, vėl tapau savimi, kaukės pamestos ir sutikau tokį patį panašų save žmogų be kaukės. Ačiū, labai laiminga ir laisva. O tai kaip čia, Laura, buvo, jūs čia Mindaugas sekėt ar kursus įpirkot? Faina, varom. Taip, gali būti, kad pas mane buvo atkeliavus ir turi rezultatą. Faina. Ir vis tiek pabaigai užduosiu dar klausimą. Jeigu jums dar negana, užduokit savo klausimą, jeigu aš nieko nepakeisiu, kiek tai man kainuos per ateinančius 5 metus. Ir kas įdomiausia, reikia tą kainą, kurią sumokėjot per 12 mėnesių, padauginti ne iš 5,
Bet niuansas yra, kad mes su kiekvienais metais kaina eksponentiškai auga. Jeigu dabar jau turit konfliktų, ateityje tai jau bus karšti konfliktai. Jeigu praeityje turėt sveikatos problemų, tai artimiausius 5 metus, jeigu nieko nekeisit, tik tai baisės situacija. Tai va, tai dėl to šitoj vietoj tiesiog atsakykit savo klausimą. Ir dabar dažniausiai žiūrėkit, kas atsitinka. Žmonės pamato kainą ir vis tiek nieko nekeičia. Kodėl? Todėl, kad dažniausiai už perfekcionizmo slepiasi baimė ir pokytis perfekcionistui atrodo kaip grėsmė. Ir dėl to dažniausiai žiūrėkit, kas atsitinka. Perfekcionistas nesikeičia tol, kol baimė, kainos baimė, kol nėra didesnė baimė už baimę, kad kažkas įvyks negerai gyvenime. Tai va, tai dėl tos priežasties tiesiog jūs ir turit suvokti, kad jau geriau eikite į pokytį, nes galutiniam rezultate jūs į pokytį vis tiek išeisi dažniausiai, tik tai tiek, kad kokią kainą jūs sumokėsit. Ir va, dažniausiai iš tikrųjų žmogus pasiryžta pokyčiui kada? Tada, kada jam jau skauda tiek, kad žmogus toleruoti negali. O jūs dabar daugelis dėl perfekcionizmo, jūs kenčiat gyvenime, bent jau vienoje gyvenimo srityje jūs kenčiat, bet galutiniam rezultate kenčiat, kažkas sako, va, visas gyvenimas nebemielas. Bet žiūrėkit, jūs kentėsit iki tokio lygio, kol kančios nebepakelsit. Kai kančios nebepakelsit, tada ateisit į pokytį. Klausimas tik ar nebus per vėlu. Ir kas yra dar svarbu? Perfekcionistų negimstama, perfekcionistų yra tampama. Tai nėra charakterio bruožas, tai nėra būdo savybė arba dar kažkas. Jeigu tai tuo tampama, tai reiškia, tai galima ir pakeisti. Dabar vėlgi jau ateina laikas pristatyti tą įrankį, kuris padėtų jums išeiti iš perfekcionizmo. Tai yra, neskubėk, dabar dar Solio, neskubėk. Ir vėlgi aš mokau žmonės išeiti iš perfekcionizmo per būtent internetinio kurso pagalbą. Aš mokau žmonės pakeisti mąstymą, pakeisti požiūrį. Ir žiūrėkit, kai aš pradedu kalbėti apie internetinį kursą, žmogus, kuris gyvena pagal aukštus standartus, žiūrėkit, ką jis sako. Noriu gyvenime gyventi laisviau, lengviau, jaustis geriau. Ir pagal aukštus standartus gyvenantis žmogus iškart sakys, matau galimybę pokyčio, matau galimybę tapti stipresniu žmogumi. Ir tas žmogus iš karto priima sprendimą. Tobulai darantis žmogus, kai aš pradedu kalbėti apie kursą internetinį, kokios mintys pradeda eiti? Nesikoncentruoja tas žmogus dažniausiai į tikslą, o jis koncentruojasi į tai, ar aš galėsiu kurse tobulai dalyvauti. Ar aš galėsiu visas live transliacijas kursų turėti, ar aš visuose susitikimuose galėsiu dalyvauti, ar aš turėsiu laiko daryti pratimus, ar aš viską galėsiu tobulai daryti, ar aš turėsiu užsispyrimo valios ir taip toliau, viską tobulai padaryti, jeigu bus tobulai, tada tik tai turėsiu rezultatą. Ne? O tobulai nedarantis iš viską, aš pradedu kalbėti apie kursą, jis sako, taip, Mindaugas papasakoja istorijų, kaip ten klientam būna, kai kurie irgi patvirtinimus davėt savo pavyzdžiais, kaip kam, kas atsitiko, kas verslą sukūrė, kas santykį sukūrė. O žiūrėkit, tobulai nedarantis, ką sako, man tikrai nepadės. Kitiems gal ir padės, bet tikrai ne man. Aš iškart save nurašau. Ne? Ir jūs šitoj vietoj, žiūrėkite, vien man uždavo šitą klausimą, jūs iš karto galite pamatyti, kas iš jūsų vidaus lenda. Tik tai svarbus dalykas yra koks. Nenoriu, kad jūs nustotumėt galvot. Nes aš noriu tik, kad jūs pastebėtumėte, ar dabar jūs vertinate pasiūlymą kurso. Ar jūs ieškote garantijos, kad viską padarysit tobulai? Jūs vertinat save, ar jūs vertinat pasiūlymą? Tai va, tai tiesiog į tą labai atkreipkite dėmesį, nes dažniausiai pirmos mintys bus taip. Ar jeigu tobulai negaliu dalyvauti 100%, ne, arba tobulai nedarant, čia ne man vis tiek, kitiem pavyks, man tai, ne. Dabar kas yra svarbu? Pokyčiui nereikia tobulo dalyvavimo. Iš karto jums tiesiai šviesiai sakau. Žiūrėkite, daugeliui atrodo, jeigu ateisiu kursą, turėsiu tobulai daryti, reikės labai daug laiko, reikės labai daug dirbti, Dieve, mano laiko neturiu ir taip toliau. O žiūrėk, kaip pokytis kursuose mano vyksta iš tikrųjų. Galbūt vienoje paskaitoje išgirsite vieną mintį iš visų kurso pratimų, kuriuos aš duosiu. Jūs pasirinksit vieną pratimą, kuris jums tobulai veikia, atrasit vieną perliuką ir galutiniam rezultate klinkt ir pasikeičia jūsų gyvenimą. Dėl tos priežasties negalvokit apie kursą kaip apie sunkų darbą, o tiesiog galvokit apie kursą, apie tą erdvę, kur aš galiu ieškoti perliukų ir kažkurio momentu man klikt susijungia. Ir man to užtenka. Ir galutiniam rezultate, pavyzdžiui, žmonės man kartais sako, Mindaugai, sako, atėjau į tavo kursą, sako, atėjau į 2-3 paskaitas, sako, pagavau kažką ten pratimą, mintį kažkokią, to man ir tai reikėjo, viskas, sako, aš daugiau net nebeklausiau, sako, pokytis įvyko, viskas, sako, ačiū tau, sako, net kurso iki galo neišklausiau.
Va kaip tai veikia. Ir dėl tos priežasties jūs turite žiūrėti ne į tai, ar tobulai dalyvaus, ar tą, ar tą, ar tą. Jūs turite žiūrėti, aha, kaip tas pokytis iš tikrųjų veikia. Ir gal aš rasiu va tą perliuką, kuris klinkt ir pakeis tą mąstymą. Va to ir tai reikia. Dėl to negalvokite apie tai, kad reikės daryti viską. Ne, užtenka dažnu atveju atrasti vieną mažą paprastą dalyką ir tai jau pradeda duoti jums labai didelį pokytį. Va būtent taip ir veikia. Ir dėl to vėlgi aš sakau ką. Neprivalote ir nereikia atsisakyti perfekcionizmo. Nereikia. Ne. Jūs turite suvokti, tas prasme, kad daugelį iš jūsų perfekcionizmas yra saugumo garantas. Daugelį iš jūsų tai jums atrodo, kad tai saugo jūs nuo negatyvių jausmų. Mano tikslas nėra, kad jūs tobulai jį išjungtumėt. Nežiūrėkit, dažnai perfekcionistas daro tokį tobulai absurdišką dalyką. Jisai galvoja, kad jeigu aš einu į pokytį, tai aš net pokytį turiu padaryti tobulai. Ta prasme, visiškai nesąmonė. Tai reiškia, jeigu jau pokytį darau, turiu visiškai pasikeisti, turiu daryti tobulai, turiu visą gyvenimą apsukti aukštyn kojom ir jeigu nepadarysiu idealiai ir tobulai, rezultato nebus. Jeigu negaliu skirti 100% dėmesio, geriau net nepradėti. Ta prasme, nežiūrėkit į pokytį iš perfekcionisto perspektyvos. Nežiūrėkit. Žiūrėkit į tai, kad aš kaip žmogus, jeigu nors truputėlį perfekcionizmo sumažinu, aš kaip sakau, sumažink perfekcionizmo, tada pasitikėjimas, emocinė laisvė, veiksmų laisvė išauga 10 kartų. Truputėlį padaryk pokytį. Didelis rezultatas iš karto. O tada žiūrėkit, kas atsitinka. Mažas pokytis, pamatot rezultatą, atsiranda entuziazmas, atsiranda noras daryti toliau, pokytis įsivažiuoja ir viskas. Ne? Vat kaip ir moteris pasakė, ne? Pokytis, susikūriau savo verslą, kas sako, pas mane atėjo, pakeitė mąstymą, bam, sukūrė santykius, pati pakeitė savo mąstymą, kitą žmogų pritraukė irgi visai kitokį ir viskas. Va kaip tai veikia. Tai va, tai tiesiog nežiūrėkite į tą pokytį iš perfekcionisto perspektyvos. Mažas pokytis kartais gali būti padaryti fantastinius rezultatus. Perliuko atradimas kartais vieno sakinio užtenka, kad jūsų gyvenimas pasikeistų. Tai va, dėl tos priežasties iš tikrųjų, tie, kas norite, dabar tikiuosi jau objektyviai galėsite įvertinti, kviečiu jūs į kursą Kelias į emocinę laisvę. Tai yra ne tik kursas, tai yra praktinė mąstymo modelių perrašymo programa, kuri leis perrašyti jūsų mąstymą ir tą perfekcionizmą. Ir vėlgi matote, čia yra 6 žingsniai. Neišsigąskit, nes labai dažnai žmonės, kurie perfekcionizmo turi, jau jiems atrodo, jau čia dabar dirbti reikės, čia 6 paskaitos, čia kiek daug įsiminti, viskas mintinai, o dar kiek daryti, o Dieve mano, kiek namų darbų ir taip toliau, ne? Ir tiesiog galutiniam rezultatui atmeta visiškai. Žiūrėkit, jūs žiūrėkite va į šitą kursą kaip į deimantų kasyklą. Ir kad tiesiog aš ateinu, aš būsiu, aš ten kasiu tą informaciją, kasiu, aš tos deimantus perliukus aš iš ten pasimsiu. Ir tada niuansas yra kame, tai yra ne apie tobulumą, ar aš tobulai padarysiu ar ne. Leidžiu savo iškasti tuos deimantus iš tenai. Vat ir viskas. Ir galbūt iš viso kurso išsinesit 1-2 pratimus, kurie pakeis jūsų visą gyvenimą. Galbūt kitas žmogus išsineš kitus 2 ir kiti 2 pakeis jo visą gyvenimą. Ir tiesiog galbūt tiek ir tai reikės. Tai va, tai dėl to šitoje vietoje atsipalaiduokit ir tiesiog žiūrėkit, kad kursas tai yra perlų kasykla, kurie iš tikrųjų atnaujins, atšviešins jūsų gyvenimą ir kas yra svarbiausia, išmokys jūs nebemokėti didelės kainos už savo perfekcionizmą. Tiesiog išmokys. Tai va, Sauliau, grąžinu tavo adminą. Ačiū. Tai klausimas, kas norite tokios transformacijos, apie kurią Mindaugas kalbėjo? Kas norite? Ir jeigu norite, tiesiog pakomentuokite pliusiuką. Pakomentuokit pliusiuką. Ir mes dabar trumpai pristatysime programą, kažkur užtruksime, tikiuosi, apie kelias minutės. Tai kas norite, galėsite prisijungti prie programos Emocinė laisvė, kurią Mindaugas Valickis sudėliojo. Tai labai prašom pakomentuokite, kas norite tos transformacijos. Kam aktualu? Kas jaučia, kad iš tikrųjų jau atėjo laikas? Kas jaučia, kad atėjo laikas? Pliusų pilna, Mindaugas, aš nežinau, tu matai pliusus? Jo, aš matau pliusus ir skaičiuoju, matau, čia turbūt jau virš 20-30 ir daugiau kaupės tie pliusai. Va, iš karto įdedu nuorodą, kas norite, galite ją pasispausti ir mes įdėsim ją ne vieną kartą šiandien. Tai tiesiog kviečiu, kas norite, drąsiai paspausti iš karto nuorodą ir paimti tą būtent programą, kurią sukūrė Mindaugas Valickis mąstymo keitimo mentorius. Ir jūs įsigydami šitą programą, jūs gaunate ne tik galimybę
jungtis prie pačios programos, bet ir šiandien, Mindaugai, pasakyk, kokią mes dovaną dovanojam. Pasitikėjimo savimi ir savivertės programa. Tai tiesiog kiekvienam iš jūsų, kurie prisijungs, gaus dar papildomai 197 eurų vertės programą, kurią gausite prisijungimą jau per 24 valandas. Tai, Mindaugai, trumpai apie tą programą, apie tą bonusą ir tada trumpai pristatom kursą ir einam jūsų klausimus, kurių yra, nežinau, 100. Mindaugai. Taip, svarbiausias dalykas dabar, kiek vyks kursas, sako, ne? Kursas vyks 4 savaitės nuo rugsėjo 14 dienos. Ne? Tai vėlgi paskaitos bus labai koncentruotos, truks apie 30 max 40 minučių paskaitos, tada po paskaitos vyks susitikimai mažose grupėse su mentoriais, su mano pagalbininkais ir manimi. Ir galiausiai tiesiog, kad būtent po paskaitų mes atsakysim jūsų klausimus. Jeigu tiesiog klausimų nėra, galėsit atsijungti. Tai va, tai stengsimės, kad viskas būtų labai greita, efektyvu ir kad jums būtų labai daug naudos. Tai va, tai tikiuosi, kad visi tie, kurie paspaudėte pliusus, esate pasiruošę pokyčiui ir kad jūs į tą pokytį ir keliausite kartu su manim. Kas dar, Sauliau? Ką dar turim? Nieko, bandau jums skaidrės, bet gal jas nėra tai svarbios. Tai trumpai dar pristatyk, kaip ir sakiau, pasitikėjimo programą. Tai žmonės, vat vėlgi, kadangi mes turime dar mėnesį laiko iki kurso, iš tikrųjų labai geras įvadas į šitą kursą, kaip išeiti iš perfekcionizmo, yra pasitikėjimo ir aukštos savivertės paslaptys kursas. Tai iš tikrųjų jums atiduodame tai nemokamai, kad jūs mėnesį laiko būtent turėdami iki kurso, kad jūs jau galėtumėt paaugti ir patobulėti ir jau ateiti į kursą netgi jau stipresni, jau geresni, jau labiau pasitikintis, jau labiau užtikrinti ir jau labiau tokie gyvenantis pagal aukštus standartus gyvenimą, siekiantis, norintis šiek tiek daugiau ir taip toliau. Tai va, tai būtent tiem, kurie įsigijate kursą šiandien, kurie paspaudėt pliusiuką, kurie nueisite į nuorodą, tie būtent ir galėsite gauti iš karto dovanų, šiandien pat atsiųsime, kad galėtumėte jau pradėti augti ir tobulėti. Kad tiesiog, nereikėtų tos kainos ir mokėti toliau, kokią iki šiol mokėdavot už perfekcionizmą. Vėlgi, kaina šitos programos, Sauliau, dabar kiek yra? 150? Neskubėkite. Tai trumpai parodau, žodžiu, su Canva. Tai kelias į emocinę laisvę programos kaina yra 167 eurai, webinaro būtent kaina, vietoj reguliarios 297 eurų kainos, nuoroda komentaruose, galima mokėti dalimis, 2 arba 3 dalimis, mokant kas mėnesį, automatinis nuskaitimas kas 30 dienų ir po to viskas tiesiog pasibaigė nuskaitimai. Mažiausiai šitą kainą galioja iki pirmadienio 23 valandos, registracija nuoroda komentare. Papildomas bonusas, galinga dovana, tai būtent įsigijusim emocinės laisvės programą, tai dovana 197 eurų vertės pasitikėjimo ir savivertės proveržis programa, kurią sukūrė Mindaugas Valickis. Trumpai, kai vyksta rugsėjo 14 dieną ir viską Mindaugas jau pasakė, kad 6 paskaitos vyksta pirmadienį, 4-dienį 19 val. Visi įrašai lieka, 6 audio pratimai savivertė ir pasitikėjimui didinti, grupinės sesijos, netgi 2 priklauso su Mindaugo mąstymo paruoštais mentoriais ir ten jau bus atskirai jums pranešta, kai prisijungsite. Tai realiai praktiškai užduotis, kad realiai teorija pavirstų rezultatas, kad nebūtų vandens, o būtų realus rezultatas. Viskas, mes baigiam mūsų programos pristatymą, nebent Mindaugas dar kažką nori pasakyti, o dabar įsim klausimų atsakymų sesiją. Ir Mindaugai, juokas juokais. Paskutinis dalykas, atsijungia, kol mes dabar kalbėjom 30 žmonių, buvo 180, reiškia kažkas taip gavo jau daug naudos, ar gavo daug naudos ir dabar keli momentai. Šita dovana programa kurso 24 valandas galioja. Jeigu jūs nusprendžiate dabar prisijungti, nuo šito seminaro pabaigos per 24 valandas, matome jūsų mokėjimą už programą, nesvarbu dalinį ir visą, jūs gaunate šitą 197 eurų programos pasitikėjimo ir savivertės paslaptis. Taškas. Jūs gaunate, turite, naudojate pusę metų. Jeigu nespėjate įsigyti, atsiprašome, visiems taisyklės vienodos. Mažiausias kainos garantija 167 eurų iki pirmadienio 23 valandos. Mindaugai, ar reikės kiekvienam dalyviui pasakoti apie save? Iš esmės ne. Ir vėlgi, kas yra svarbu, kurse nebus ten ėjimas į skaudulius, į verkimą ir taip toliau. Tiesiog aš tokią metodiką turiu, kuri padeda išspręsti problemas apeinant skaudulius. Vėlgi, jeigu yra čia žiūrinčių žmonių, kurie yra buvę mano klientai, galėčiau jų paklausti, ar kas nors yra verkę. Verkę, pavyzdžiui, pas mane ten konsultacijose ar kursuose. Ar yra verkę kas nors?
Ir dažniausiai iš tikrųjų, vat vėlgi, technikos yra tokios efektyvios, kurios galutiniam rezultate būtent leidžia apeiti tuos mechanizmus, leidžia apeiti skausmą ir be skausmo pasiekti pokytį. Va čia yra Sako, nuolat verkia. Na, mano konsultacijos aš nepamenu, sakykime, jau tikrai kokie 5 metai nei vienas žmogus nėra verkęs. Tiesiog, tikrai nepamenu. Tai va, o kursuose, vėlgi kartais būna, bet sakyčiau taip, kad seminaruose, va, kai seminarų žiūrit šituos, aš tikiu, kad jūs galite verkti. Seminarus, va, tokius nemokamus ir taip toliau. Dėl to, kad iš tikrųjų, mano tikslas yra parodyti truputėlį to skausmo, kad aš vėlgi sakau, žmogus neina į pokytį, kol jam neskauda. Buvo, bet iš laimės ir supratimo, Mindaugai. Tai čia tada jau visai kita. Čia visai kitas reikalas. Tai va. Tai dėl tos priežasties iš tikrųjų tikrai nebus skauda. Kitas dalykas, kas yra svarbu. Bus paskaitos. Po paskaitų, kaip sakiau, bus su mano komanda, nes aš kursą vesiu ne vienas. Su komanda vesime, tai reiškia susiskirstysime visi mažesnės grupės ir jeigu bus klausimų, tiesiog mano komanda ir aš pats mes padėsime jums praktiškai pasibandyti. Nes jūs pamatysite teoriškai, pasibandysite praktiškai, kad tiesiog nekiltų klausimų bereikalingų. O paskui jau po 3 paskaitų keliausime į VIP masterclassą, kur bus jau su mentoriais. Ten jau bus nebe teorinė paskaita, bet ten jau bus grinai apie jūs. Norėsit kalbėsit, norėsit nekalbėsit. Tiesiog tikslas tų susitikimų su mentoriais yra toks, kad jūs galėtumėt aiškiai pasakyti, einat per paskaitas, kur jūs stringat. Ir kad būtent tie mentoriai, kai išklausys, kur jūs stringat, kad jums galėtų padėti. Tai reiškia, mano komanda, kad jums galėtų padėti. Ir aš tų tarpų aš irgi būsiu tas, kuris tą dalyką darys. Ir tiesiog mūsų tikslas ir bus, kad tiesiog padaryti taip, kad maksimaliai kiek įmanoma jums padėti. Tai va, tai dėl tos priežasties tikrai nereikės atvirauti, nereikės kalbėti per daug, nereikės ten bijoti kažko tai, bet tiesiog mūsų tikslas bus koks, kad jūs kuo mažiau striktumėt, kad kuo geriau įsisąmonintumėt informaciją, kad jūs gautumėt praktinį patyrimą, kad aš tai, ką papasakosiu, kad jūs galėtumėte praktiškai išbandyti. Tai fantastiškai viskas veikia, tai va, tai tie, kurie iš tikrųjų pliusus dėjot, pasiryžot keliauti ir tie, kurie net nedėjot pliusų, ir pasiryžtat keliauti, keliaukit, paspauskit nuorodą, atkeliaukit į kursą, gausit dovanų. Vėlgi, Sauliau, mes dar turim pasakyti kad žmonės, kurie iki šiol išbuvo, 134 žmonės, būtent mes tų žmonės užfiksuojam. Aš pasakysiu, dabar duosiu slaptą, slaptą duosiu paštą. Man nesvarbu, kadangi aš neturiu nuorodas, aš atlaikysiu kiekvieną iš jūsų parašymą ir jum atsiųsim. Duodu paštą, dėl ko sakau, nes bus įrašas, matys tik tie, kurie buvo. Pažadas. Viskas, siunčiu. Dovana. Ja. Ir tada šitoj vietoj išsisaugokit šitą paštą, parašykit ir galiausiai pirmadienį jums atkeliaus nemokama paskaita būtent apie perfekcionizmo prigimtį. Kaip jie atsiranda, kodėl, kaip tai susikūrė, kad jūs galėtumėte irgi atpažinti, kaip tai pas jūs viduje susikūrė. Taip. Gerai, Mindaugai. Einam į klausimus atsakymus. Sveikinu, iš tikrųjų, 2 merginos dabar jau matau, kad tikrai įsigijo, tai iš tikrųjų jūs nelaukite pačios pabaigos. Tiesiog sveikinam Brigitą, sveikinam Vidą, matau Vidą pilna suma įsigijo, atsiprašau, 3 dalimis įsigijo, Brigitą pilna suma. Programa yra tikrai, palyginus vertę, kurią gaunate, dar su ta dovana, tai čia šis yra, nors sakau, nemokamai realiai. Pagal vertę, pagal tai, kaip galima judėti, tai yra tiesiog kosmosas. Bet dalis, matau, žmonių ir palieka mūsų transliaciją, dalis žmonių atsijungia ir nežinau, ar jie eina pirkti, ar tiesiog nenori, žinai, ir viskas to yra gerai. Tau, Mindaugai, pačiam reikėjo daug laiko pabūti kančioj. Tau nebuvo visai gyvenimas tobulas ir tu tada, žinai, irgi atsigrįži į save. Kiek tu matai, ateina žmonės pas tave į tavo konsultacijas, į tavo kursus ir sako, nusikeikia, žinai, arba tiesiog, žinai, ten atsidūsta ir sako, kodėl aš tavęs anksčiau neradau. Iš tikrųjų, labai daug tokių žmonių būna, kurie taip ateina ir aš visada tokiem žmonėms sakau, ačiū Dievui, kad tu dabar radai. Nes jeigu tu būtum radęs arba radusi po 5 metų, tai būtų blogai. Ir vėlgi, aš tiesiog duosiu tokį pavyzdį. Istorija. Viena moteris, matydama, kad vyras stringa gyvenime savo veiklose, vyrui nusiuntė mano seminaro nuorodą. Vyrą šitą nuorodą suerzino. Jisai pasižiūrėjo, 2-3 sekundės pažiūrėjo ir tada ar balsas sunervino, suerzino, ar išvaizda nepatiko, ar kažkas, ką pasakiau, nepatiko. Viskas. Išjungė tas vyras visą tą seminarą velniop ir 1,5 metų
nebežiūrėjo. Bet žiūrėkit, kas atsitiko toliau. Jis su savo veikla važiavo žemyn ir paskui galutiniam rezultate po pusės metų jis atsidūrė tokiam dugne, kad galutiniam rezultate jis iš jo pakelti jau nebesugebėjo. Ir tada galiausiai, kai žmogus atėjo į visišką dugną, galutiniam rezultate tada jis pradėjo griebti šiaudo. Jis tada susirado, kur ten žmona, kokį video atsiuntė jam mano, jis peržiūrėjo šitą video, peržiūrėjo dar 10 video, tada pas mane atkeliavo ir galutiniam rezultate išsprendėm tą problemą ir paskui žmogus nuoširdžiai sakė. Mindaugai sako, jeigu aš būčiau paklausęs žmonos prieš pusę metų ir būčiau paklausęs ir būčiau pradėjęs spręsti tas problemas, aš sako, va tokioj didžiuliai duobėj, kokioj dabar esu gyvenime, aš tikrai niekada nebūčiau buvęs. Ne? Tai dėl tos priežasties iš tikrųjų, aš tą ir noriu parodyti, ne, kad tikrai, kadangi vis tiek tema perfekcionizmas, tikrai daug iš jūsų yra tobulai darančių, daug iš jūsų yra tobulai nedarančių. Ypač tobulai nedarantiems iš tikrųjų nusipirkti kursą ir atkeliauti į kursą, tai yra žygdarbis. Tai yra labai labai didelis žingsnis ir iš tikrųjų tuo žmonės, nežinau, norėčiau asmeniškai pagirti, asmeniškai paploti ir asmeniškai pasidžiaugti už tuos, kurie tokie tobulai nedarantis ir kurie įsigys kursą. Ta prasme, ten tiesiog visa šlovė, tiesiog, nežinau, galiu nusilenkti prieš jūs galvą, nes iš tikrųjų daugelis žmonių to nesugeba padaryti. Vat būtent, kai yra tobulai nedarantis, ta prasme, iki maksimalaus skausmo taško jie negali to padaryti. Bet va tie, kurie įgauna nors truputį sąmoningumo, tiesiog ir priima sprendimą, va tada situacija pasikeičia. Dėl to iš tikrųjų gerbiu, myliu ir lenkiu galvą už kiekvieną, kuris atpažinote savyje tą tobulą nedarytoją ir įsigijote kursą. Tiesiog sąžiningai, sakau, tikrai jūs padarėte žygdarbį, tikrai didelį darbą. Tie, kurie yra tobuli darytojai, tie žmonės dažnai irgi dvejoja, bet tie žmonės dažnai turi sukovoti su tomis mintimis. Ai, negalėsiu tobulai, nebus tas. Ir galutiniam rezultate tiesiog tokie žmonės labai dažnai kovoja su mintimis. Bet sveikinu ir tuos žmonės, kurie tobulai darantis ir kurie ateina į kursą. O tie, kurie yra siekiantys tų aukštų standartų, tie žmonės ir taip net neragindami į kursą ateina. Jiems tiesiog jie pamato galimybę, jie ateina ir nesuka savo galvos. Tai dėl to šitoje vietoje supraskite, kurse bus ir gerų pavyzdžių. Žmonių, kurie eis kartu su jumis, kurie savo atsiliepimais irgi skatins jūs judėti į priekį. Tik svarbus dalykas yra koks. Jūs turite suprasti, kad eisite savo keliu ir pasieksime rezultatą. Norit ar nenorit, jums tinkam. Ačiū. Taip, Mindaugai, turi kažkokį limituotą laiką? Ne, šiandien ne. Bet labai neužlaikom kokią 10, 15, 20 minučių ir viskas maks. 10-15 minučių maks. Sauliau, kitas dalykas, mes galėtumėm paklausyti tokio klausimo. Vis tiek mes seminarą pravedėm, žmonės vis tiek rytoj darbus turės keliauti, nepavargę ir taip toliau. Mes galim padaryti tokį dalyką, kaip, pavyzdžiui, kokį sekmadienį mes galim padaryti tiem žmonėm, kurie likę, mes galim padaryti klausimų atsakymų susitikimų, pavyzdžiui. Ir tiesiog, jeigu kyla klausimų, tiesiog ir jeigu būtų aktualu, tikrai galima tiesiog būtent žmonių klausimus konkrečius imti ir atsakyti. Būtų idealus variantas ir man, ir visiems aplinkiniams. Kad tiesiog, susidomėjom, norim, galim. Tai aš manau, kad gal verta tokį dalyką pasiūlyti, kokią valandėlę, tikrai praščiau laiko. Gerai, 20 ar 21 valandą? Jo, darom 20 valandą sekmadienį, tiesiog prieš darbus. Jo, tai manau, kad galima tą padaryti. Ir tiesiog tada žmonės nesijaus nuskriausti. Gerai. Ir kitas dalykas, Sauliau, būtų galbūt galimybė žmonėms irgi sudaryti sąlygas užduoti klausimus iš anksto. Pavyzdžiui, kai kurie žmonės bijo Zoom metu užduoti klausimus. Gerai, į tavo padėsim sieną. Ir kad tiesiog rašytų klausimus ir tiesiog aš tikrai galėčiau tada atsakyti būtent į jūsų klausimus, būtent apie perfekcionizmą. Tada būtų iš tikrųjų dar daugiau aiškumo jums. Nes dabar manau, kad gali būti žmonės šiek tiek pavargę, ne veltui yra akademinė valanda 1,5 valandos, kiek žmonės gali išlaikyti. Čia maniakai susirinko, prisigėrė kavos ir saldainių. Gerai, duosim 2 klausimus, dabar žiūrėkit, kas norit komentare, jeigu norit galite įsijungti ir video, galite įsijungti ir audio, prieš tai pakelkite rankelę, čia yra tokia funkcija React, bet sakau 10-15 minučių, o tada klausimų atsakymų sesija sekanti vyks sekmadienį 20 valandą. Nueikite į Mindaugos Velickis mąstymo keitimo mentorius Facebooko puslapį ir ten jūs rasite po šito seminaro
rasite iš karto vietą, kur galima užduoti klausimus, arba Mindaugui parašyti asmeniškai. Ok, taip, ačiū seminarą, valio. Toliau, nuo 5 metukų šokau, bet su didelė pertrauka, ko pasiekoja kiti užimdavo geresnės vietas. Dabar išėjau iš normalaus darbo ir dirbu šokio trenerė, bet pastovus nepasitikėjimas, kad nepakankama, kad kiti treneriai geresni. Ar tas kursas, Mindaugai, tavo galėtų padėti? Labai. Nes čia vat vėlgi, vat tas, kad kiti geresni, tai čia yra vat ta tobulai darytoja. Ir vat kas baisiausia yra iš tikrųjų žmogus, kuris yra tobulai darantis, jis visada 100% jaučia nepakankamumo jausmą. Visada. Ir tada, kas yra baisiausia, kad toks žmogus dažniausiai bando visiems įrodinėti, kad yra kitaip. Ir tada nuolatinė kova su savimi, įrodinėjimas, kančia, skausmas, lipimas per save, kartais persidirbimas, perspaudimas savęs ir taip toliau, paskui žiūrėk traumos, dar kažkas, sveikatos bėdos. Oi, tai va, tai kursas tikrai labai padėtų. Dėkuoju. Toliau, kaip suprasti, ar darbas yra kančia dėl perfekcionizmo, ar iš tiesų šitas dar man yra netinkamas, Kristina? Jo, tai šitoj vietoj dažniausiai, pasakysiu taip, darbas toks, koks jis yra netinkamas. Dažniausiai. Bet žiūrėkit, yra problema kame? Problema yra kame, kad dažnu atveju galima padaryti taip. Darbą patį pakoreguoti, kad galutiniam rezultatui jis taptų tinkamas. Ne visada reikia darbą keisti. Nes, pavyzdžiui, kartais aš tiesiog, kai dirbu su žmonėmis, aš kartais pasižiūriu, koks jų potencialas, kokios galimybės su darbu, ten kaip ir viskas gerai. Kartais reikia tik tai tam tikrus komponentus pakeisti. Tam tikras funkcijas išmesti, tam tikras funkcijas galbūt pridėti, galbūt šiek tiek minimaliai kryptį pakeisti. Ne visada reikia drastiškų pokyčių, nes iš tikrųjų, pavyzdžiui, vėlgi, jeigu aš pradedu kalbėti apie drastišką pokytį, keisk darbą, kurk verslą ir taip toliau, žmogus ypač jeigu dar neturi savivertės ir turi perfekcionizmą, toks žmogus pabėgs nuo manęs kuo toliau. Tai va, bet va, kai žmogus jau turi savivertės pasitikėjimo, tada galima kalbėti. Tada galima žiūrėti, ką su tuo galima padaryti. Tai va, tai dėl to tikrai negalvokit, kad va, jeigu tiesiog norite gyvenimą keisti, va, kaip rodžiau skaidrės, tai nereiškia, kad jūs dabar turite tobulai gyvenimą pakeisti. Tobulai gyvenimą pakeisti reiškia pakeisti viską, velniop. Nes tada reiškia, jeigu norit viską pakeisti, reikia viską sugriauti ir viską sukurti per naujo. Dažniausiai toks požiūris yra būdingas kam? Tobulai nedarančiam. Nes jis tada užsikelia tokią ambiciją, kad paskui pats jaučia, kad negali tos ambicijos patenkinti. Tai dėl tos priežasties tiesiog atkreipkite labai į tai dėmesį. Tiesiog kartais užtenka korekcijų tam, kad rezultatas būtų fantastinis. Atsakysiu į klausimą, sako, kaip sužinoti, kokie yra natūralūs talentai, kaip sužinoti, koks potencialas. Tai Mindaugas Valickis jau šią savaitę, gal kitą idėjas paskaitą. Šią savaitę, bet kokia atveju. Čia yra šiandien rytoj. Paskaitą, kurie įsigijo, tai tiesiog bus papildomas bonusas, kurie įsigijo. Mindaugas labai stipriai turi programos dėlios, kaip paskleisti savo potencialą. Žmonės tiesiog susiramina. Žmonės supranta, kodėl jie kai kur gal blogai jaučiasi, kai kur gerai, kodėl vis dėlto kažkur netgi keičia darbus, kodėl ten, žinai, kažkur susierzinat. Pamatysite labai aišku ir kai jūs žinot savo potencialą, kas tada Mindaugai vyksta? Na, tada šitoje vietoje žmogus atsipalaiduoja. Vienas dalykas, kitas dalykas gali savo veiklas darbus prisiderinti prie savo potencialo, daryti pokyčius ir tada mes žinom paprastą dalyką. Jeigu pataikiai savo potencialą, tokiam žmogui gyvenime sekasi. Tiesiog sekasi ir viskas. Mindaugai, noriu pasveikinti šiandien prisijungusius žmonės prie programos. Ona, Inga, Airida, Brigita, Eglė, Aidas, Vida, Jurgita. Taip, Tadas jau anksčiau buvo prisijungęs. Tai sveikinu visus, kas dabar jau įsigijote. Dar kartą primenu, šitie visi žmonės, kadangi įsigijo per 24 valandas iki mūsų programos pabaigos, gauna papildomą programą. Tai būtent Mindaugo Valickio autorinė programa, 4 savaičių programa, kurios vertė yra 197 eurai. Pasitikėjimo ir savivertės auginimo paslaptis jūs gausite su visais pratimų, su praktikom ir netgi jau galėsite pradėti iki šitos programos, būtent emocinės laisvės programos. Tai, mėlyjei, prašom, sveikinu visus, tikrai labai džiugu. Dabar taip, žiūrėkit, jeigu jūs dabar nenuskopiuosite šitos nuorodos, jūs prarasite tą galimybę paspausti ją. Kodėl taip yra? Kai mes išjungsim Zoomą, ačiū, dėkoju, nebegalima šitos nuorodos panaudoti. Tai yra webinaro kaina, tai prašau dabar išsisaugokite, jeigu norite, net jeigu ir dvejojate, gal reikės, gal ne, nes niekas jums tos nuorodos neatsiūs, tai labai atsiprašom. Ar atsiūsime skaidrės? Ne, neatsiūsime.
Taip, kur rasti nuorodą paros bėgėje, įsisaugokite dabar, nes jinai yra. Nu, jeigu labai jau norite, parašykite Saulis Bagdonas @gmail.com atsiųsiu. Saulis Bagdonas, ne. Nu gerai, Saulis Bagdonas @gmail.com mano asmeninis, tegu ne. Tai va, gerai, Mindaugai, eisim į paskutinį klausimą. Jų šiai buvo be galo daug, labai daug. Aš prieš tai norėčiau, kad jūs tiksi, kad paskaita yra naudinga. Tai yra įžanga. Tai yra 0,0001% tai, ką jūs gausite kurse. Nes čia nebuvo nei praktikų, čia nebuvo nei visos sistemos duoto, nebuvo nei mentorių pagalbos, realiai einant, keliaujant per savo tam tikrus kliuvinius. Teisingai, sutiksit, pakomentuokit, ar buvo naudinga. Jeigu buvo naudinga, dėkite ar pliusiuką, ar tiesiog parašykite žodį. Mes būsim labai labai dėkingi, nes matėt skaidrės kosminės, Mindaugas įdėjo be galo daug darbo ir tas, aišku, skaidrės tai yra palyginus niekas, kiek jis įdėjo savo 13 metų darbą su žmonėmis. Va čia, man atrodo, didžiausia kompetencija. Aš pats esu Mindaugo įsigijęs 16 konsultacijų. Kai mes tik pradėjom tą darbą, tai tikrai tuo metu pasiekiau vieną didesnių savo gyvenimo tikslų, tai tikrai Mindaugas prie to prisidėjo. Ir kai aš praėjau 15 konsultaciją, dar paskutinę daviau savo žmonai, ir pavyko toks tikslas, kur atrodo tuo metu neįmanomas. Ir kas kvailiausia, kad tikrai tuo metu atrodo taip gyveni, ir tai atrodo tikrai neįmanoma. Ir tada Mindaugas kažką padaro, tu Mindaugas galės pasakyti, kas tai vyksta, kažkas čia, kažkur čia, kažkas susitvarko, nors to nematoma, ir tada atrodo, kad wow, imi, padarai, atrandi jėgų. Kas čia yra? Nes atrodo, Mindaugas tikrai man tai neįmanoma. Nebūtina sakyti mano tikslo, tai labai didelis tikslas, bet va, kodėl taip yra? Kodėl? Žiūrėkit, atsakymas yra paprastas. Aš vėlgi pasiremsiu tuo, kaip masto žmonės, kai ieško darbo. Nu, žiūrėkit, žmonės, kurie yra pagal aukštus standartus gyvenantis. Žiūrėkit, kas atsitinka. Jie leidžia savo siūsti CV, net jeigu tik tai 60% atitinka skelbimų. Tai reiškia, tie žmonės, jie tiesiog mato aukštesnės galimybės šiek tiek negu savo galimybės. Jie mato perspektyvą. Kai žmogus yra tas tobulai darantis, jis nemato toliau savo nosies. Jis tiesiog, jam atrodo tam žmogui, kad taip, kaip yra dabar, tai yra maksimumas, ką aš galiu. Tobulai nedarantis, tai iš vis jam atrodo netgi, kad dar man pasisekė gyvenime, kad aš tai turiu, nes čia realiai tuoj aš galiu visą tai prarasti, nes aš nevertas arba neverta. Ir niuansas yra kame, va čia yra ta problema. Ir galiausiai, va tiesiog, kai išvedi žmogų iš perfekcionizmo, jis pamato ateities perspektyvą, nes kas yra įdomiausia, perfekcionistas nemato ateities perspektyvos. Jis nemato galimybių. Jis tik tai mato viską, perfekcionistas ypač tobulai darantis, jis kaip masto. Pavyzdžiui, jeigu aš noriu gyvenime turėti didesnį rezultatą, perfekcionistas masto kaip aš turiu 2 kartus daugiau daryti. Nori 2 rezultato, turi 2 kartus daryti. Bet jeigu dabar žmogus ir taip dirba 12 valandų, ateina su tikslu 2 kartus daugiau padaryti, jam tada kas atsitinka, 24 valandas per parą reikia dirbti, kas yra teoriškai net neįmanoma. Viskas. Ir tada galiausiai perfekcionisto sistema lūžta, nes jis nieko kito apart to savo žinojimo, jisai nieko nesugeba. Bet paskui, kai tu perspektyvą parodai, žmogus pradeda matyti plačiau, pradeda matyti galimybės, pradeda matyti, kaip galima paprasčiau, lengviau, greičiau kelią rezultatą pasiekti ir taip toliau. Kiek yra žmonių, pavyzdžiui, verslininkų, kuriuos aš esu išvedęs taip? Kaip žmonės 2, 3, 4 kartus verslus išplečia. Tiesiog dėl to, kad perfekcionistas darytojas įlenda į savo verslo procesai ten tobulai daryti, tau nemato, kas už nugaros daros. O tada jam atveri tą vaizdą, tiesiog ir jis pamato plačiau, negu perfekcionistas pamatytų. Ir galiausiai tada pamato ten galimybė, žiūrėk, per trumpą laiką verslas. Arba naujas susikūrė, arba 2-3 kartus išaugo, arba ten apyvartos paaugo, pelningumai paaugo, darbuotojai pasikeitė dar kažkas ir paskui tu žiūri, kad visai viskas kitaip. Tai dėl to taip ir veikia. Tiesiog, kad per perfekcionizmą mes nematom galimybių. Mes nematom perspektyvų, mes nematom galimybių, mes nematom to, ką mes galėtumėm padaryti. Bet vėlgi Saulius irgi labai gerai pasakė, žiūrėkite, aš čia dabar galiu pasakoti, tiesiog aš žinau, kad jums be galo yra įdomu, klausimų galite užduoti, istorijų galiu papasakoti, nes vėlgi aš dar kartelį kartoju, kiekvienas mano žodis, matot, kaip aš laisvai pasakoju, man nereikia galvoti, man reikia mąstyti, tai eina iš mano vidaus, kodėl? Todėl, kad aš nesiruošiau kaip perfekcionistas šitam seminarui. Aš dariau viską, kad tai yra gyva ir aš kalbu per patirtį, per istorijas. Man dabar aš kalbu 5, 6, 7 žmonių istorijos. Aš galėčiau visas jas papasakoti be trikdžių ir dar vardus pavardės pasakyti ir netgi kur gyvena ir ką pasiekė, kokie verslai, arba kokie pasiekimai, kokius darbus. Skaniausia, kad dalį žmonių ir aš pažįstu, tai labai džiugu, nes jie rašo, klientai rašo.
Taip, Prašau. taip, tai dėl to, vat vėlgi, tai supraskite, tai yra, aš sutinku, kad tai yra įtraukiantis dalykas, ką aš kalbu. Taip, yra įdomu, tik tai dažniausiai žiūrėkit, kas atsitinka. Na, perfekcionistas žmogus, jis turi problemą. Jeigu aš pradedu pasakoti kitų žmonių istorijas, žiūrėkit, jeigu jūs esate tas tobulai nedarantis, žiūrėkit, kas atsitinka, jūs iškart save nurašot. Ai, kitas pasiekė ten tą, man tai čia be šansų, ai. Ir tada galutiniam rezultate tas tobulai nedarantis sako, ai, geriau nepasako, geriau tu manęs nenervuok. Nes mane erzina kitų žmonių pasiekimai, ne? Tie, kurie tobulai darantys, tada jie sako, nu, blemba, jeigu kitiems žmonėms pavyksta, man reikia pavaryti, dabar daryti, reikės tobulai kursą, ateiti ten užsispausti ir taip toliau. Bet žiūrėkit, nu tai pokytis nesidaro. Pokytis dažnu atveju darosi lengvai. Žiūrėkit, kiek pas jūs gyvenime yra buvę tokių situacijų. Kažkur išgirdot žodį, frazę, podcastą pažiūrėjot, kažkokį pratimą, kažkur gavot tank ir paskui jūsų smegenyse toks klink jungtukas ir kažkur kita kryptim paėjo jūsų gyvenimas. Nu 100% garantuoju, kad yra buvę tokių situacijų. Tai jūs į tai koncentruokitės. Ne dabar, kad tobulai išmokti mintinai viską, tobulai ir bus rezultatas. Ne, kaip aš sakiau seminare, gaudykit perliukus. Ir dėl tos priežasties, iš tikrųjų, jeigu tų perliukų norite pagauti, nusikopijuokit nuorodą. Sauliau, dar kartelį, įdėk į chatą, tiesiog, kad žmonės tiesiog nusikopijuotų nuorodą, nes Saulis teisingai pasakė, per parą, kol galios galimybė įsigyti kursą, tikrai nuorodos mes jums neatsiųsim. Paskui tiesiog, kai praeis tos 24 valandos, jūs gausite nuorodą su įrašu, gausite į savo elektroninius paštus, bet jau tiesiog jau su ta nuoroda, kuri bus paštuose, jūs jau bonusinio kurso papildomo tikrai jau nebegausit. Tai va, tai nusikopinkit nuorodą, kaip Saulis sakė, reikės, nereikės, pagalvosit, nes paskui tikrai nerasit ir paskui galit pamiršti. O tiesiog... Taip. Turim komentarus. Kristina sako, aš dalyvau praeituose kursus ir pokytis tikrai pasijautė. Pagaliau nusprendžiau keisti karjerą, kuri man tapo kančia. Nors to norėjau jau keletą metų, bet vis bijojau. Ačiū to Mindaugai. Yes. Toliau, palauk. Gutė, labai padėjo, ačiū, labai man kyla klausimas. O ką reiškia, jei susigyjusi ne vieną Mindaugo kursą, bet niekad iki galo nesudalyvauju, užmetu kursus, nedarau pratimo, pokyčių noriu, jaučiu, kad galiu daug. Nu tai čia pasąmoninė programa yra, tai aš galvoju, dabar, va, pavyzdžiui, šitoje programoje, tai dėl to, va, ką Mindaugas padarė, pamatė labai aiškiai, kad vienas žmogus kartais vis dėlto gali nusimulinti. Aišku, netgi dabar, kai Mindaugas mentorius duoda, jūs irgi turit pilną teisę nusipirkti ir neįsijungti Zoom kanalo. Prašom. Taip, jeigu jūs nusipirksite Mindaugo konsultaciją, mokėsite jam 150 eurų už vieną kartą, jūs taip jau tikrai, jūs nepabėgsit. Viskas. Hana, nepabėgsit. Kaip su sporto treneriu. Jūs galite nusipirkti abonentą sporto klubą ir neiti, nes jum yra jausmai, jum yra sunku, jum yra įstikinimai. Dėl to iš tikrųjų taip, Mindaugas labai aiškiai siūlo, praeikite programą, taip, viskas labai gerai. Jūs jau netgi tokia praėjusi, galite drąsiai Mindaugo konsultaciją įsigyti ir jau bus daug paprasčiau, daug lengviau. Ten jau, nes dalis žmonių pasirenka, eina vieną kursą, antrą kursą, skirtingom temomis, jaučia, kad yra vertinga, kad tie pinigai 100% atsipirka, nes čia yra centai realiai sugaunama verte. Realiai, centai sugaunama verte ir po to, jeigu kas nori, aišku, kas turi gal daugiau pinigų ar verslininkai ir taip toliau, nesvarbu, kas kaip nori. Kai kas dovanoja tas konsultacijas, eina pas Mindaugo konsultacijas. Ir tai yra sprendimas. Bet jeigu nusimulintai... Na, tai atsakymas yra paprastas, ne, kad tiesiog, kad jeigu žmogus atėjo į kursą ir tiesiog nusimulina, kažkur kažko nedaro, tai šitas dalykas rodo, kad žmogus yra tas tobulas nedarytojas. Jeigu žmogus yra tobulas nedarytojas, va būtent tokiem žmonėm aš esu ir paruošęs, kad šitą kursą aš vesiu su komanda. Ir va dėl to ir bus, kad po kurso paskaitos mes gražiai susiskirstom į mažas grupelės. Mažose grupelėse tiesiog bus mano paruošti mentoriai, žmonės, mano komanda, kurie padės įsisavinti informaciją praktiškai. Paskui bus su mentoriai susitikimas atskiras, jau nebe teorinė paskaita, kur irgi vėlgi jie stengsis pakalbinti, pajudinti jūs visus, galėsit kamerų nejungti, galėsite vardų nerodyti, jokių problemų tame nėra, bet tiesiog jie jūs pakalbins ir pasižiūrės, kur jūs stringat, truputėlį ir padės jums parodys, kad kaip galima netgi dar giliau negu kurse, kaip galima... Be kameros, jeigu norės. Taip, gali būti be kameros, be nieko, ten, kad niekas neatpažintų, niekas nematytų ir taip toliau. Ir tiesiog jūs pamatysit, kiek jūs naudos gausite. Ir dėl to mano tikslas ir buvo šį kartą daryti kursą taip. Kad tiesiog, kad žmogus neturėtų paskatos atsimuilinti ir kad tiesiog, kad
kiekvienas susitikimas būtų atradimai, kiekvienas susitikimas būtų su ta tokia praktinė dalim, kad būtų žmogus, kuris už rankos paima, veda, kad žmogus nebūtų paliktas vienas. Ta prasme, šitoje vietoje tiesiog, nebebus galimybių nusimuilinti. Tai va, tai dėl to iš tikrųjų tie, kurie nori, tie, kurie dar neįsigijot kurso, tiesiog nusikopijuokit nuorodą, pagalvosit per naktį. Kitas dalykas, Sauliau, aš mačiau tokį komentarą, man jie vis, sakau, vedu kursą, pasakoju, bet tiesiog viena akis periferinių mąstymų užfiksuoja, ne? Ir aš mačiau, moteris parašė, sako, kad mano atlyginimas tik tai mėnesio gale, sako, labai norėčiau įsigyti šitą kursą ir taip toliau. Tai iš tikrųjų, jeigu jau yra tokia situacija, kad tikrai labai norit ir norit šiandien, bet jau sakot, kad tikrai ten algą gaunu mėnesio gale ar kažkas, tai aš asmeniškai tada, Sauliau, gal leidžiu, tiesiog nebūnam tokie griežti ir bjaurūs kartais, leidžiu parašyti, pavyzdžiui, parašykit Sauliui, kad tikrai noriu kursą sumokėsiu, tie, kas parašys Sauliui, tai tiem dar, kas dabar sakot, alga tik tai po kažkiek tai laiko, tai tiem tikrai tada galiu garantuoti dar, kad mes irgi duosim dovanų tą programą pasitikėjimo ir savivertės proveržius. Tiesiog, dėl to, kad intenciją tai jūs turit, bet, jeigu tikrai objektyviai galimybių nėra, tai tikrai, padėsim jums ir tuo. Tiesiog, vis tiek, kaip sakau, jeigu žmogus jau pasiryžo pokyčiui, tai, padėkim tam žmogui visom išgalėm, kiek įmanom. Dėkuoju. Man atrodo, kad viską šiandien galim baigti. Iš tiesų, labai įdomu, buvo prisijungę per visą šitą mūsų susitikimą 180 žmonių. Dabar liko 90. Mano paštas įdėtas čia, pažiūrėkit, parašytas. Ir 10 žmonių įsigijo. 10 žmonių realiai įsigijo, tai sveikinam visus. Visiems jums per 24 valandas bus atsiųsta prisijungimas dovanų. Tu galėsi naudoti per pusę metų. Labai tikime, kad pasitikėjimas ir savivertė padės su visai kitų lygio nueiti į programą Emocinė laisvė. Tai kelias į emocinę laisvę bus daug lengvesnis, paprastesnis. Lengviau kalbėsit, lengviau reikšit save, lengviau būsite savimi, lengviau sieksite savo tikslus. Ačiū, dėkuoju visiems. Mindaugai, jeigu tu nori paskutinę savo tokią lengvą užbaigimą kalbą, nes mes laik laukiam tos tavo motyvacijos, žinai, ir tada, jeigu man pavyks, liks šiek tiek, žinai, liks dar galimybė, kai tu atsijungsi, jeigu manęs neišmes, tada aš dar pabūsiu, palauksiu, kad žmonės galėtų nuskopijuoti nuorodą ir, žinai, su tuo tikėjimu, kad ateis rytojus ir kad rytojus gali būti geresnis mūsų pastangom. Tai ačiū labai. Tai Sauliau, aš ten nieko daug nebenoriu šnekėti, aš tiesiog tikrai dėkuoju žmonėms, kurie pasitikėjo, kurie jau prisijungė. Yra žmonių, kurie rašo, sako, dar nesumokėjau, bet tikrai prisijungsiu. Ar yra dar tokių, iš tų 90, kurie likę dabar, kad, sako, dar nesumokėjau, bet tikrai prisijungsiu. Jeigu yra tokių, galit parašyti komentare, tikrai prisijungsiu, arba tikrai svarstau prisijungti ir taip toliau, tai galit dar pakomentuoti. Tiesiog man tai irgi bus jūsų tarsi dėkingumas išreikštas. Tai kitas dalykas, kas yra svarbu. Sekmadienis 20 valanda atsiųsime jums informaciją apie klausimų atsakymų susitikimą. Galėsite tos klausimus užduoti iš anksto, galėsime ir vietoj klausimus nagrinėti jūsų. Tiesiog, kad vėlgi nereikėtų skubėti, nereikėtų per daug jūsų varginti, kad tiesiog dar abejonės jūsų galėtumėme išsklaidyti ir galiausiai tiesiog tada, ir priimsite sprendimus, kaip jūs jau veisit. Kaip sakau, gerbsime jūsų pasirinkimą, bet aš visada sakau tokį dalyką, kad mano tikslas visada yra koks. Kaip mentoriaus, kaip žmogaus. Mano tikslas yra toks, kad žmonės labai dažnai nemato savo perspektyvos. Jie nemato savo galimybių. Žmonėms yra be galo sunku pamatyti savo ateitį, tikėti savimi, tikėti tą gražesnę ateitimi ir taip toliau. Tiesiog žmonėms yra be galo sunku tai padaryti. Aš kaip žmogus, aš visada tiesiog toks jau esu, nežinau, vadinkit kaip nori, šviesos spindulėlis, dar kažkas, bet aš tiesiog visada stengiuosi žmonėms parodyti perspektyvą. Kaip Saulius kažkada vienam seminare pasakė, sako, vieni žmonės yra krabai, kiti žmonės sako, kad yra kranai. Tai aš šitoj vietoj iš tikrųjų stengiuosi būti ne krabas, kuris tempia visų žemyn. Aš stengiuosi būti tas kranas, kuris pakelia žmonės į viršų, kuris įkvepia, kuris įgalina. Ir vėlgi mano tikslas nėra būti kažkokiu gurų, dvasinių mokytojų, kažkokiu teisuoliu arba dar kažką.
Mano tikslas yra koks? Įgalinti jūs, įkvėpti jūs, kad jūs taptumėte stipresniais žmonėmis, labiau pasitikinčiais, kad jūs tiesiog neturėtumėte tokių gyvenimą greunančių mąstymo modelių, va, kaip perfekcionizmas vienokios ar kitokios formos. Tai yra gyvenimą greunantis modeliai. Ir mano tikslas yra įkvėpti žmonės, kad patikėtų žmonės, kad pamatytų ateitį, kad aš galiu gyventi ir be to, kad žmonės pamatytų tą viziją, o koks mano gyvenimas galėtų būti be to. Ir tada dažniausiai iš tikrųjų, kai žmogus va pamato tą viziją ir kas yra svarbiausia, patiki tuo, galiausiai tada žmogus nebesustabdys, viskas, pokytis yra garantuotas. Ir dėl to vat, labai dažnai žmonės pas mane ateina, sako, Mindaugai, sako, tu tiki manimi daug labiau negu aš pats savim tikiu. Taip, visada tai pradžioje yra, bet galiausiai paskui žmonės išeina kokie, tikintis savimi labiau negu aš jais dar tikiu. Va, tai šitoj vietoj, va, tiesiog va taip vyksta. To aš noriu, kad pagaliau pas jūs atsirastų tikėjimo, vilties, judėjimo, veržlumo, energingumo, entuziazmo ir taip toliau. Nu, man tokie žmonės yra faini, aš pats kažkada buvau tobulai nedarantis, paskui buvau tobulai darantis, o dabar esu visiškai kitoks ir iš tikrųjų, kaip norėčiau, kad va, aplink mane ten miestuose, va, šaly, dar kažkur, kad būtų kuo daugiau tokių žmonių, įdomių, entuziastingų, veikiančių, pasiekiančių, skirtingos rytys, skirtingi pomėgiai, tokie laisvi, laimingi, užtikrinti ir taip toliau. Nu kaip faina su tokiais žmonėmis. Ir tada įsivaizduokit, va, o jeigu pas jūs toks pokytis įvyksta, nu kaip faina su jumis kitiems žmonėms. Nes žiūrėkit, dabar 800 žmonių, jums faina su manim, aš kažką užjudinau, aš jums galbūt patinku, tai ką aš kalbu patinku ir taip toliau. Viskas faina, viskas tvarkoja. Bet žiūrėkit, o jeigu jūs tokie taptumėt? O jeigu jūs tokie faini ir įdomus visiems taptumėt? Ta prasme, nu visiškai keičiasi viskas. Ir tada, žiūrėkit, ir pripažinimą, ir įvertinimą, ir meilę, ir dėmesį, ir viską gaunat iš visų žmonių, net neprašom. Nereikėtų. Tiesiog būtumėt fainais tais magnetukais, kurie traukia kitus žmonės. Nu, palinkėčiau kiekvienam ir kiekvienai vat, tokiu žmogum tapti. Ir tikiu, kad kažkur giliai širdies, kažkur kraštelėje, jūs tikite, kad tai gali įvykti. Ir tikiu, kad va, tas tikėjimas, kuris galbūt pas kažkuriuos iš jūsų dabar yra mažytis kažkur, nu galbūt truputėlį kažkur. Aš tikiuosi, kad tai per dieną 2-3 užaugs, galbūt turėsim klausimų atsakymą dar labiau užaugs po sekmadienio ir galbūt iš tikrųjų pagaliau va, įvyks tas toks lūžis ir pokytis jūsų gyvenime, apie kurį jūs paskui galėsite savo vaikams anūkams pasakoti, kad va, aš buvau toks arba tokia, pasikeičiau ir dabar iš tikrųjų net ir tau rekomenduoju kitaip gyventi. Tai va. Nusifotografuok šitą nuorodą, šiaip atrodo neleidžia Zoomas prinskrininti, tai nežinau kaip čia padaryti. Jeigu ką, jeigu tikrai nerasi, tai parašyk sauliusbagdonas@gmail.com, sauliusbagdonas@gmail.com, atsimink, ir aš tau atsiųsiu tą nuorodą. Tai Lenovo, aš nežinau, koks jūsų vardas, paskutiniai žmonės, kurie įsigijo, sveikinu Astą, sveikinu Akvilę, sveikinu Aivį, sveikinu vėl Astą. Ona jau sakiau, tai tiesiog sveikinu visus, nežinau, jeigu nepavyko, tai vis laik rašykite info@mylimavykla.lt. Ačiū, Mindaugas Palickis, mąstymo keitimo mentorius, Saulius Bagdonas, dėkoju visiems, tikrai stiprus susitikimas, su tuo tikėjimu jūs nugyvensite savo likusių gyvenimo dalį tikrai lengviau ir geriau. Sako, baisiausia yra negyventi ilgai, o baisiausia gyventi ilgai ir gyventi šudinai. Tai gyvenkite gerai, tiek, kiek duota, o kiek nes nežinom. Nors ir metai, gyvenkit maks, nors ir 30, gyvenkit maks. Turėjom tokias transformacijas, kai moteris man skambina, pensijoje esanti, namus naujus keičia, baldus naujus įsirenginėja, verslą naują sukuria. Tai yra kosmosas ir tai yra gyvos istorijos, skambina žmonės ir pasakoma po pusvalandį, kaip Mindaugo programos jam padėjo ir paskui dar autobusu atvažiavo pas Mindaugo dar konsultacijų papildomų pasimtų. Kas yra kosmosas? Atsiminė Mindaugo. Tai nesvarbu jūsų amžius, niekas, tiesiog dėkoju Mindaugo už tą įkvėpimą. Dabar, jeigu negalėsite miegoti pusę nakties, tai išnaudokite naujų tikslų išsikelimų. Taip, jie dabar bus gal iškelti biški mažesni, negu iš tikrųjų jūs esat verti, po programos praplėsti. Ačiū visiems. Ir iki greito. Iki susitikimo. Iki greito, iki. Atsijungiam.